kelis kartus pabėgau iš eismo įvykio vietos. Iš to pačio, ar griežai patikrinta? Per kalėdų mišias užsimaniau į tualetą ir kunigas mane nuvedė į specialų tik šventiesiems skirtą tualetą. Kaip tu buvai apsirengusi? Kaip mažas berniukas. Gražiai. Išgėriau 0,7 litro alkoholinio gėrimo per 1 minutę 24 sekundės. 0,7 jau meluoja, nesąmonė to būtų koma. Turėjai nors Bet gal po to ir buvo. Kaip? Dabar koks klausimas? Tai jau dabar, aišku, jau yra sutrikimas. 0,7 smegenys tirpsta. Sveiki atvykę į laidą Žinau, kad meluoji. Šiandien turime ypatingą laidą Moters dienos proga. Turime net 6 nuostabiai gražias moteris šitoj studijoje ir mane, Godą Ančiukaitytę. Šią progą aš pravesiu šią vienintelę laidą Žinau, kad meluoji. Ačiū labai visiems žiūrovam, kurie susirinko studijoje ir ačiū, kas įsijungėt. Galime nieko nelaukti ir pasisveikinti su dalyviam. Apie šią dalyvę nieko nesugalvojau, ką pasakyti, tai pasakysiu, kad man labai negražios jos alkūnės. Laura Dragūnaitė. Turėsi apie ką galvoti šią laidą, Laura. Taip, ši mergina gerai meluoja, nes meluoti Mindaugui Stasiuliui, jog jis yra juokingas, reikia neįtikėtinai daug sugebėjimų. Milda Stasiulė. Kita dalyvė yra tokia kieta, kad kai žiūriu ją, prisimenu patyčias mokykloje. Diora Petrigonytė. Perinam prie kitos komandos ir kitas dalyvis yra arčiausiai vyro, nes aš įtariu, jog ji yra lesbietė. Rūta Švidytė. Kita laidos dalyvė galvoja, kad prieitas pasisakymas yra apie ją. Ne, Vita, tu pirmą kartą nesi vyriškiausia kambaryje. Vita Žiba. Jei šitą dalyvę žaidime pradės sakyti, koks laimingas yra jos gyvenimas, visi žinom, kad ji meluoja. Indrė Barikienė. Taip pat didelę ačiū tarime laidos rėmėjams Gym Plus ir Vilkmergės nealkoholinis, kurie ne tik sveikina mūsų laidos dalyvės, bet ir stebina mūsų žiūrovus dovanom. Ir taip pat vienas mūsų rėmėjas Gym Plusas nugalėtojų komandai dovanoja metų narystę. Čia tik mergos susirinkusios, sporto klubas, jo. Metų narystę mergos turėsit dėl ko kovoti šitoj laidoj. Šiek tiek priminsiu jum taisyklės žaidimo, tai kiekviena mergina ant savo stalo turite po 2 korteles, ant jų parašyta tiesa arba melas. Jūs turite kitą komandą apgauti. Jeigu jums pavyksta apgauti kitą komandą, gaunate tašką. Daugiausiai taškų surinkusi komanda laimi. Laimi Gym Pluso narystę. Super. Ar galim pradėti, ar esate pasiruošusios? Ar karingai nusiteikusios? Taip? Puikiai. Prašau, komanda, Vita, pradėk. Pasiklausiu. Į mano 1 klasės rugsėjo 1 mane atvežė su traktorium. 1 klasės. 1 klasės rugsėjo 1. Gerai, 1 kartą. Girdėjau, tu sakei, kad tavo tėvas veždavo ten mašinoj be sėdynių. Taip. Kadangi mes būdavom biškių bagiukai ir išimdavo tėvas sėdynės, man atrodo, kad buvo pardavęs ir mus veždavo į mokyklą mašiną be sėdynių. O 1 kartą atvežė su traktoriu, bet dėl to, kad mes dar neturėjome mašinas, tai senelio paprašė, nes aš kaime gyvenau. Tai ant viso kaimo traktorius vienas ir visą... Taip, išvežiodavo, mūsų mokyklinis autobusiukas buvo traktorius. Skamba kol kas viską. Prie koks tavo kaimas, palauk, kur tavo kaimas yra? Kupiškai kažkur? Šalia Kupiškai, yra 6 km, yra Vėžionis. Gerai, kaip tu jautės, kad tave veža su tuo traktoriu? Patiko? Gėda, aišku, gėda, ką tu galvoji. Gėda, o tai 12-okai paskui specialiai pasieima, žinai, tuos, kad... Tai jo, nes jie neturėjo to, tu žinai, kur jiems, čia žiauriai crazy, mano čia kasdieninė duona buvo. Duona. Gerai, ką merginos palauk, turit klausimų? Ta komanda nėra klausimų, turi tik užuojautą tau. Thoughts and prayers. Gerai, galvojau, mano gyvenimas prastas. O, ne, Laura. Ne, bet man... Dėl to mes ir komikės. Gerai, su traktoriu 1 klasę. Gerai, koks traktorius, atsimeni kažką, kaip jis ten? Spalva, kur sėdėjai? Ne, aš buvau tam gaubte, nes tenai buvo... Ką reiškia prie variklio? Ką reiškia gaubtas? Aha, koks gaubtas? Traktorius gaubtas dabar. Ne, tas, kur išlenktas, kur vėliau sniegui nukasti, nes ten buvo traktoriukas ant kaimo. Jo, samtis. Jo.
Ir į tą samtį mus Jau susisodindavo. iki tol aš tikėjau. O dabar skamba kaip samtis melas. jau. O tai kur daugiau man sėstam traktoriui, nes senelis sėdi toj savo uždaroj. Jis Bet ten tenai, kad... vaikus- Ant kelių. Tai jis girtas važiuodavo, tai jis Reiškia- nesodins vaikų šalia. Nesivažiavus traktoriui, atrodo. Ne, nes o nėra traktoriai 2 tų sėdinių. Šiaip tai visokių. Ne, Ant kelių. Ant kelių. Ant Būni kelių. sėdėti. Traumuota Aš vaikystė. Aš buvau negraži, manęs ant kelių nesodino senelis. Aš šiaip esu vairavus traktorių. Man Ir man atrodo, kad sėdinių? yra 2 sėdinių. Ne. Ne? Gal tada ir nesu. Net matai, skirtingų traktorių yra. Gali būti, kad ir kažką maišau. Gerai. Ir ten buvo toks, kur tipo, kad nukasnės senelis mano buvo, jisai kaime pas mus nukasdavo sniegą. Bet tas nenusiimantis yra sniego, tas kažkoks Aš nemanau, kad ten tiek surudėti, nemanau, kad nuimti. Nes galvoju, rugsėjai tai dar, žinai, tas sniego neaktualu. Kokį atstumą? Atstumas, koks buvo? 6 kilometrai. 6 kilometrus tam kastuvės sėdėjai. Taip, taip. Aš esu, žiūrėk, Man skamba. to my defense. Aš, kadangi reikėdavo tranzuoti, mane visada parveždavo iš Kupiškio namo, mane yra vežę, aš susitranzavau su vežimu ir arkliu. Senis, aš tiesiog iššokau ir mane pavežė iki namų. Ne, tai vežimė, tai... Šitas tai- Šitas tai... Ai, tai šitas tokie, o jau traktoriaus gaubtai jau negalima atsisėsti. Ir palauk, Neperšalai? Ne, baigta. rugsėjo, Ir aš kaip kaimietė. Šalta rugsėjai. Oi, jo, tas mes miesčionkas nematėm šalčio. palauk, gerai. Bet senelis sakytą vežė? Taip. O tėvai kur? Tai ką, aš dirbo. Ne, o nėra, Dirba. ne, bet į pirmą klasę į Būna nedarbas, rugsėjo pirmą jo. tikrai veda tėvai. Ne, mano tėvai net mano išleistuvėse nebuvo. Šiaip čia žiauriai liūdna dabar Mano pagalvoju. irgi, tai žinai, negaliu sakyti. Bet mano negerė, tiesiog nemylėjo manęs. O, jokia, jo, tau biški geriau. Gerai, bet senelis su traktoriu, nu ką dar čia dabar galvoju. O kaip reagavo? Privežė prie pat? Ne, jau antiek jau... Paleido, palešė mane. Aha, paleistinai. Ne, tai jisai kažkur ten, aš dar sunkiai atsimenu, bet kažkur tenai prisiparkavo. Man atrodo, ten tokia būdavo padavėtų drabužių parduotuvė ir tada tiesiog mes mane padidėjo už rankytės. Pala, ir čia buvo pirma klasė. Jo. Ir tave paleido kažkur random ir tu tiesiog pati... Ne, mane padidėjo senelis, nu, baigtų, negyvuliai augom. Civilizacija. Atsimeni, dabar galvoju, moteriškas klausimas, outfitą savo, kaip buvai apsirengus, atsimeni? Atsimenu. Nes aš noriu labai vizualizuoti, kaip tu tam kastuvė, nu, tam traktoriaus važiuoji. kaip Aš žinau, kad apsirengus. kažkokia sesės išauktinė suknelė buvo, nes, nu, sesė 4 metai vyresnė. Kažkas, nu, čia, bet tas tai gali būti, čia jo Apie lietuvių. šokas ką galvojam? Ne, kaip tu? Vertinkit, ant kiek Vita buvo bomžė gyvenime. Bet tu nebuvai bomžė, tavo ten tėvai ne bomžai. Nu, dabar tai ne. Ai, tada buvo. Dabar Prasigyvenat. prasigyvenam. Aš uždarbiavau. Ką Diora galvoji? Tu galvoji, kad tiesa ar melas? Ne, gal melas. Man pradžiai... Nors čia... Ne, Nors šitose kaimuose, blema, žmonės ten prisigalvoja. Tokių. Bet reikia jau mum apsispręsti, ar ne? Aha, tiesa ar melas kaip man? Mela, o tu? kaip tu sakai? Aš sakyčiau melas, aš turiu mašiną be sėdynio, okei, bet kad tam traktorius... Jo, galbūt ant kelio ir kažkur ten yra vis tiek erdvės, nes taip plati ta kabina. Nu dabar aš ant kelio ir traktorius purto, ar aš ant senelio jo. Paskui apkaltins ten, kad priekabiauja, ne, nesąmonė. Man jau užteko dėdė priekabiauto, dar ant senelio joti, nu baigit. Reikėjo, man nuo 3 klasės gal, bet nu pirmoji. Žmonės. Nu gerai, tai jūs abi sakot, kad melas? Aš būčiau... Nu tai aš pasitikėsiu jumis, nes aš žinok, nenuskaitau dar, gali būti, gali nebūti. Nu pažiūrim, pažiūrėsim, ar jūsų nuojauta teisinga, tai galvojam, kad melas. Fiksuojam melą. Ar tiesa, kad Vita iš leistuvės važiavo į 1 klasę, važiavo traktorių? Tai buvo melas. Nu tas vat reikėjo sakyti, kad važiavai ant kelių. Man atrodo, tada buvo. Jo. Mane persekiojo sporto salės, nes buvau tinginė. Kaip tave galėjo persekėti pastatas? Čia ne pastatas, čia gyvenimo būdas. Aš dar dabar tas liūdnas dienas prisimenu. Tada vaikinas mane paliko, svorio žiauriai daug priaugau, labai nelaiminga buvau. Ryte nuvažiuoju į darbą, išlipu iš automobilio ir jaučiu, kaip kažkas mane stebi. Atsisuku, o ten Gymplius iškaba. Ir aš labai nustebau, nes jos ten anksčiau niekada nebuvo. Po darbo nuvažiuoju į parduotuvę. Išeinu su pirkiniais ir matau, kaip kitapus gatvės į mane spokso dar vienas Gymplius. Supratau, kad kažkas ne taip, kai Gymplius pradėjau matyti ant kiekvieno kampo. Susitikdama su draugais, eidama į kino teatrą ar tiesiog išėjus pasivaikščioti. Ko jis iš tavęs norėjo? Jis norėjo, kad aš būčiau laiminga. Aš nebegalėjau su to kovoti. Aš nuėjau 1 kartą, 2 ir nepastebėjau, kaip praėjo savaitę, mėnuo. Išbandžiau skirtingas sporto sales, nuėjau į skirtingus grupinius užsiėmimus
ir gyvenimas gražesnis pasidarė. Saulė ryškiau šviest pradėjo. Tai tu nebetinginė? Tinginystės dienos jau seniai man už nugaros. Ačiū Gym Plus. Ir tu nebūk tinginys, lipk iš lovos ir pakeisk savo gyvenimą. Tegul ateities tu didžiuojasi tavim, o negailisi tavęs. Čiupkite narystę ir sportuokite dar didesnėme Gym Plus per visą Lietuvą. Visiškai naujas sporto klubas Telšiuose ir 3 naujos lokacijos Vilniuje. Dar daugiau galimybių sportuoti, kad ir kur bebūtum. Ir dar daugiau galimybių siekti savo tikslų. Nebėra tikslo atidėlioti, kai gali judėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Gym Plus. Einame prie kitos komandos. Laura Dragūnaitė, prašau, trauk savo kartelę. Dabar bijau kokią mačiau. Kad tapčiau mokyklos prezidentę, apgavau rinkėjus. Tai tapojam ar ne? Ne, jūs tylėkit. Ar tapai prezidentą? Ką? Tapai? Taip. Tai išrinko tave Išrinko mane, pirkai taip. balsus. Galima taip pasakyti. Taip, Kokia buvo situacija? Prašom. Gerai. 8 sudėlioti. klasė. Aš savo rinkiminiai kompanijai pažadėjau, pažadėjau, kad per pertraukas leisim muziką. Tai kur čia apgavystė? O prieš ką kovojai? Prieš save tiesiog? Kas dar buvo? Prieš dar 2 gal buvo kandidatai, man atrodo. Tu net Viena mergaitė neatsimeni? vyresnė ir dar viena gal buvo. Jo, Tau net galvos apie, nerūpėjo. ar jie laimėjo. Ar tu klijavai plakatus kažkokius savo? Plakatus buvo tos, kur eidom per klases ir reikėdavo pristatyti savo tą prezentaciją, papasakot, ką tu žadi, ką tu padarysi geriau dabar toje mokykloje. Tai aš žadėjau, kad bus muzika per pertraukas. Ir kurioje vietoje apgavystė yra? Nebuvo muzikos. Tai jautėsi išduoti pomidorų, gavai biškį po to? Ne, man atrodo, šnekėjo, praėjo, pamiršo visi. Gal kažkada kažkas paklausė, ei, Laura, kur muzika? Kur muzika? Bet, o tu kadenciją atidirbai, metus ar kiek? Atidirbau 2 metus. Tai ką veikiai bembinėjai, kur muzika? Muzikos nebuvo, bet aš kitas naudas pateikiau moksleiviam. Gavai tiksliau. Arba pati gavau. Taip, gavau kambariuką atskirą. Turėjom atskirą kambariuką mokinių tarybos, taip. O 10 ranką Perinko po to? turėjai? Ką, po vieną prašyčiau, nes... Kaip prezidentai 10 ranką turėjai? Nu, Turėjai? padėjėjo. Jo. Nu, Kas taip buvo? nevadinom konkrečiai. Jis su 2 ar 10, dabar Tai Laura juos praščiokais vadina. Tiesiog. Kaip mes sakydavom, tie pakalikai. Taip, ne, turėjau, mano draugė buvo, jinai ten ta... Koks vardas? Girdvydė. Da, čia jau pisa protas. Šiaip dar būčiau patikėjęs. Ar Girdvydė kambarį su mumis? Jo, Girdvydės nėra dabar. Jau. Su mumis yra, bet čia nėra. Laura jau išsikvietė prieš laidą ją. Jo, tai vanu ir taip. O naudos, kitos buvo naudų, tikrai šitie renginiai visokie mokykloje, super smagus. Mokytojų dieną persirengė. Oho, kaip smagu. Aha, tikrai. O berniukai kokią mokyklą persirengė. baigei? Kaip? Mokyklą kokią baigei? Šita buvo Girkalnio pagrindinė mokykla. Girdvydė Girkalnio, wow. Wow, Laura, amazing. Nustulbinė. Taip, Girkalnio pagrindinė mokykla. Po to mokiausi jau prezidento Jono Žemaičio gimnazijai. Ten nebuvau prezidentė. Man šiaip labai miela, kai Laura kalba, jinai taip smakriuką pasirė. Aš pasidedu, kad man patogiau būtų, kad rankelė nedrebėtų, žinai. Kai meluoji? Ai. Ar kai sakau tiesą. O žiūrėk, dar klausimas. O darai, kad pakišinėti, paratais kitus konkurentus? šmeižti? Taip. Jo. Nu, pavyzdžiui, sakė, kad ten Sandra Kurva pistas su visais ten. Trečioj klasėje Sandra tokia. Bet tai čia nemelavo, sakė tiesą. Tiesiog. Kad konkrečiai taip. Sandra nesipiso, Kas nebuvo kurva. Kam Sandra nedavė, paplokit. Gerai. Tai tiek. Visiems davė, reiškia. Ne, šiaip, kad žinokit, tokio, kad šmeižimo nebuvo, ne čia mano taktika buvo, aš visas kortas buvau pastačius ant muzikos. Aš tiesiog ją supizdinau ir tai. Aš tiesiog tikėjau tikrai, kad mes galim leisti muziką per pertraukos. Bet tai kaip pasireiškė tie apgauti žmonės, jie protestavo ar ką? Ne, Tonai jie tiesiog pakeitė buvo- mokyklą. Nu tai čia Jo. nebuvo spūdinga apgavystė. Nu, tipo. Buvo, bet parašai buvo surinkti. Kokie parašai? Aš rinkau parašus, Kokius parašus? Kad padirbinėt po to. kad leistume tą muziką. Aš bandžiau, aš Ai, stengiausi. tai Ai, tu nešiai bandei. direktoriai. Ką? Nešiai direktoriai tos parašus ar ką? Bet dabar kam ne? O tai vaikai bent jau mokėjo pasirašyti dar tada? Tai taip. Turėjo parašą. Kurioj čia klasėje buvo? Neturėjai parašų, kada susigalvojai parašą. Ką aš žinau, trečiam kursą? Iki tol eiksi. Ne, mes jo anksti susigalvojom parašus, nurinkom, žinai, ten galėjo tiesiog pasirašyti, va, Girdvydė, ten Girdvidaitė. Jo, blėt, Laura. Girdvidaitė, kaip mes žinom. ten kažkas. Va, ir Ką merginos Melagė. Ne, palauk. O kurioj Tiktų į
Jinai labai tik, bet kurio klasėje čia buvo? 8 klasėje. Taip. Kiek tau buvo metų? 8 klasėje man kiek? 14 turėtų būti, taip išeina. Dabar kaip taip, jeigu matematika nepaveda. Ir tipo niekam nieko kito blogo nedaryti, tiesiog va taip pat. Tiesiog laimėjau rinkimus, nu tai alio, ar politikai kažką blogo daro? O čia prieš vaikų namus ar po? Po. Ir tave rinktų... Gal nežinau, žinot, Gal nežinau. Aš savo, gali būti, kad rinkiminiai kampanijai savo nutilėjau šitai. O nepanaudoji kaip tik, kaip liūdnos Kad gailėšio kartus, ne, aš turėjau būti alfa. Laura, tiesiog rodė video, kaip per visokius talentų šou. Tai jau, žiūrėjau, manęs tėvai nemidėjo. Aš ten valdžiau vaikų namuose visus dabar. Bet aš paleisiu muziką. Taip, labai norėjau muzikos. Tiki Laura ar nelabai? Netikiu. Ne, visiškai neperki šitos istorijos. Kad jinai norėjo, kad jinai melavo ir meluoja, tai jo. Bet kad norėjau, tai aš tikrai norėjau. Vienintelė tiesa, kuri nuskambėjo, tai apie Sandrą. Aš norėjau. Tiek. Aš labai norėjau tiesiog Kelias į žvaigždės dainas girdėti per pertraukas. Ir tiek, aš jums tiek pasakysiu. Aš, žinok, biški tikiu. Jinai tokia, kur siekia. Aš dėl žmonių, aš tokia, kur dėl žmonių. Dėl žmonių, jo. Bet ką tu nori pasakyti, kad jis siekia, bet nepasiekia, tokia to? Ne, jinai tapo tiesiog muzikos. Tai tu tapai ir kiek laiko kadencija buvo? 2 metai. 2 metai, taip. 2 metai, prieš tai sakė metai. Nu, merginos, tiesa ar melas, kaip manai? Nesakiau, kad mes. Ne, jeigu 2 metus buvau, melas, Dar tikrai turiu tiktų. klausimuką. O tai kodėl tos muzikos šiaip neleido? Kokios buvo kliūtis? Mes šūtną muziką parinkom. Tiesiog Buvo Ne, nu tai nebuvo kolonėlės, tai buvo tik Nes varpelis. viskas buvo, kaip ir buvo ranka pasiekiama, tiesiog mokytojai sakė ne. Tiesiog ne. Ne. O Ne, tai- mums negros per pertraukas. Nu, tu Bet tai tu įsivaizduok, kaip tu dabar esi prezidentė- mokytoja, tau per pamokas ten klykia tie vaikai ir tu nori per pertraukas dar girdėti, kaip Anatolijus Man dainuoja, jau ten 18. nežinau, Aš norėjau asmeniškai, aš norėjau. Aš manau, žinau, kad tiesa. Aš tai manau, kad net jau. Kad melas. Aš tai sakyčiau, ne. Vita tiesa, Rūta melas, Indrė. Aš bandau... Indrė, Nu, man atrodo, kad Sandros tiesa. istorijoj. Jinai labai aktyvi. Aš esu girdėjęs, kad jinai labai aktyvi mokykloje buvo. Jinai nustebus atrodė, kad tu pasakai. Jo, į prezidentės apgauti skamba kaip ir jo, bet taip kažkaip labai taip... Tiesiog jinai pasakė, kad bus, bet nepaėjo tas Tai pažadas. gerai, tai 2 metai kadencijos apsimelavai, vienintelis pažadas dėl Ei, muzikos, palaukit, palaukit. Jinai perėjo 9 klasėje į kitą gimnaziją. Tai kaip jin 2 metus galėjo būti? 10 aš perėjau, dabar jeigu... Dabar jau, jeigu Ai, dabar jau melas, kitaip melas. paklausiai. Bet tai ten ne 8-metė mokykla buvo Girkalnio. Ne. Paklausiu, tais laikais dar. Dabar jau, man atrodo, gal ir kokios... Ar Gertvydės gimnazija? Kokia buvo, kiek metų ten? Dabar gal ir 4 Girvidaitė. Bet tada tai buvo 10 klasių. Melas. Aš manau, kad Nu, dabar čia pasakė. žiūrėkit. Ne, nu, bet gal susimaišė. Bet panas mes niekada nesutarsim. Ne, gerai, aš Čia grinai panas susirinko pristatyti. Jau aš pavargau prieš 5 minutės jau sakė, blemo, jau Laura viskas. ant tiesos Jau prakaituoja. reikia, ne? Nu, aš turiu atsakymą. Mikrofonas. Na, aš būčiau ne. Taip, muzikos nebuvo. Gerai, dabar, Indra, ką manai? Nu, ar taip, manau, kad meluoja. Meluoja? Gerai. Ar apie Sandrą, ar apie tą viską? Nebandykite iš akių. Bet Sandra tai kurva buvo. Ne, bet pas mus Rūta. Sandra nebuvo. Aš įtarinėjau. Kad melas, o tu sakai, kad tiesa. Nu, matai, aš irgi 2 Sandras. Bet šiaip aš prastai Viena spėlioju. kurva, Ai, melas, kita ne. melas. Jūs gal buvusios irgi prezidentės, ne? Ne. Ne, Aš net seniau daug nebuvau. Aha. O, wow. Bet galėčiau plačiau Ar buvo papasakoti apie kažkas? dešinę ranką, žinai, apie kaip vyksta visi rinkimai. sąsiuvinį valdydavau. Ir kad moksleiviai nėra tokie durni, nebent tai į tas pirmokus, kurie nemoka rašyti ir pasirašy už juos. Čia melas. Na gerai. Nes apgauti su muzika. Kelias iš pirmokų žvaigždės rinkau buvo tada. parašus? Nu čia nėra, Buvo. kad nėra apgavystė. Ai. Gerai, reikia žinoti, Nu, gerai. atsakymą. Sakai, melas, turi Gerai, kažkaip palaukit, kelias sutarti. žvaigždės jau buvo pasenę šiek Tai tiek. dabar yra 20 metų. Kiek Jo, tau man yra tai buvo- metų? Man pačiai? Nu, ne. man. 31. 31. Tu turėjai būti kokioj 11 jinai negalėjo būti. būti. Nes per dešimtmetį yra Ne, turas aš, kelias iš jeigu žvaigždės. dabar ginčysimės, kada buvo Kelias iš žvaigždės, tai buvo 25, 26 ir 27. Čia jos tema. Taip, jeigu Tai kuriais metais tu buvai prezidentė? 28, bet tai gerai. Nu tai va! Taip, bet tai dar buvo Ačiū. Tik Melas. Aš manau, kad melas. Taigi buvo dar Mes- tik Ne, praėję. viskas gerai, dragūnai, te viskas. Mes sakom, kad Dar buvo melas. tik praėję pasipasakyti. Ne, beįdomu, žinok, viskas. Mes sakom, kad melas. Fiksuojat melą, teisingai? Melas. Pažiūrėkime į ekranus, ar Laura Dragūnaitė apgaudinėjo savo rinkėjus. Taip, aš apgaudinėjau rinkėjus. Bet
apgauti tiesiog nepavyko man įgyvendinti. Gerai, well Gerai, done. puikiai. Well done. Mes tave pažįstam, mes iškart žinom, kad... Super, važiuojam toliau, sveikinu Arbatėlės podcastą su tašku ir galime audringai su jumis pasitikti. Rūta, Ašvidytė, traukiam kartelę. Norėdama sužavėti man patinkantį berną, važiavau su riedlente ir nukritusi nemenkai prasikruvinau kaktą. Pradžio. Kaktą. Iš naujo gali? Iš naujo gali. O dieve, nu tai ar mes klausom, ar mes ką? Mes taškus skaičiam. Norėdama sužavėti man O, du patinkantį suskaičiavot? berną. Ar klausot kas nors manęs? Čia yra labiausiai moterų laida, kokia gali Rūta, prašau, Multitaskina. Viskas, ne, aš dabar nepasakysiu. Nu, tai viskas gerai, mes palaikom. Nebuvo nei vienos O tu minutės, kad neatsimeni, kad šnekėtų vienas perskaitei? žmogus vienu metu. Važiuojam, Rūta, prašau. Pradžią gali paskaityti. Mes Rūta, nuo pusės girdėjom. viens, du, trys. Visą. Gerai, ar mes susikaupę pakankamai? Norėdama sužavėti man patinkantį berną, važiavau su riedlente. Ir nukritusi nemenkai prasikruvinau kaktą. Mano tema, aš esu taip irgi. Kaip su Safu susipažinot. Ne, čia buvo seniau. Jo, tai čia prieš Safą buvo. Kiek tau buvo metų, kai pažįsti? Nu, kokioj 5 klasėje skaičiu. Koks Berno vardas? Berno vardas Kur tau patiko? Mantas. Ai, tai tu jį pažinojai, ne tiesiog random. Ne, iš kiemo, iš kiemo. Bartuška? Alio, aš. Tai tu su visais? Su kiemo draugais visais. Ar tu buvai su kelio apsaugom kūniu? Ne. Visiškai apsaugom? Tu iš Kauno? Nu taip. Kas ir Kaune turėdavo apsaugas? Aš turėjau. Alio. Aš turėjau. Aš iš tikrųjų, kai jau skate parką su apsaugom, bernai taip pažiūrėjo ir sako, haha, pingvinas. Nu, logiškai. Man skamba logiškai. Gerai, bet tu šiaip tu jau mokėjai važinėti riedlentę, ar tu specifiškai dėl jo ten išmokai, ar kaip tam? Ne, nu jisai turėjo riedlentę. Aš turėjau riedučius. Bet aš jau pajaučiau, kad nu man reikia kažką parodyti. Pereiti kitą kategoriją. Taip. Kaip sakant, taip. Ir dar kaip tik nutėsė naują kelią prie mūsų namų. Ir aš pagalvojau, kad čia yra puikiai kombinacija. O po to jūs jau buvot kartu? Ne. Tai nebuvo. Bet jisai tau davė tą riedlentę? Ne, aš Ai, tu savo, pirkau, aš paskui- investavau į šitą visą reikalą, buvo padarytas investicijos. Kiek kainavo riedlentė? Žinot, Tais laikais. tikrai buvo pigi pakankamai. Aš neinvestavau per daug, pirkau bitkoiną, kai žemas. Jo. O po to Ir dar kilo- bandėjai? Kam? Dar bandėjai po to? Jo, bandžiau vakarais labiau, bet, nu, nepajaučiau progreso. Šiaip prasta ta riedlentė buvo iš tikrųjų tokia plastikiniai tie. Tai to nepadarydavai ten. Ne, bet žinai kokį, kur tipo atsistoji, gal kažkas esą darė, ir tada užsidedi tau riedlentę atvirkščiai ir tada užšoki ant jos. Čia tipo, Ai, turi šitą pasiprepinti. Šitas, da, žinau, kalniuką atsisėdus važiavusi esu irgi su riedlentė. Nu, Taip. tai čia tie pagrindiniai. O tai tas Gerai. Bernas, kai tu nuvirtai, tau atėjo, padėjo, ką nors pasiūlė, matė bent jau tave. Nu, žinok, ne, jis toks išsigandęs buvo. Ir, nu, Ignoravo. O tau stipriai bėgo kraujas iš kaktos? šiaip yra gal net randelis toks mažas, bet... Patikrinkit, prašau. O šiaip čia vyksta? Jo, yra. O vyksta demonstracijos, tu Gerai. gali maždaug tą kritimą pademonstruoti. Ne, ačiū. Ne, Rūta, gal negalėsiu. galėtum vis dėlto pademonstruoti Gal maždaug, kaip kažkokį atrodė. maždaug tą maždaug kaip kritimą. kritai. Aš būsiu Mantas, tu būk tu. Ne, nu tai įsivaizduokit tą, kur sutrepsi, nu ir tada užnekt. Toksai man. O kiek tuo metu buvo? Taip, Sakau, kokiai 5 gal. O kiek jam metų buvo? Nu, jis biški vyresnis buvo. Jam 38. Biški tapusi. Gal, sakykim, vyras. Įdėkim jį į vyriškio kategoriją. Gerai, bet tai čia tavo tiesiog bandėjai sužavėti, ar ne? Taip, ar paskui Ne, dar tai aš bandžiau su riedlente sužavėti, nesukritimu. Nu tai, bet nepavyko sužavėti. Ar bandėjai kitais būdais sužavėti? Ai, nepasidaviau, nu tiesiog... Jo, papus žinai, parodė. Nu, vad galvoju, ar Tais laikais dar nebuvo ikas tokio dalyko, bet aš jau supratau, kad jis gavo iką, žinai, nuo to, kad ir ten kraujai, nu vis Gal tiek. tuo metu ir papų nebuvo? Ir dabar nėra. Nu, bet- 5 klasės. Palaikau tada rūną, kito tave. tai tu iš karto jau bėgai namo, ar ten tiesiog... dar- Jo, slinkau namo, nu tai jinai nugėdinga tokia, buvo ganėtinai. Ir buvo dar apkalbamas tas įvykis kurį laiką kieme. Tai jis visiems pasakoja? Tai tu Ne, ne jisai pasakoja, tiesiog man Aš pasakoju. Tu buvai kiemo gėda tiesiog. Taip. Nu, Ar- kokiai ar- savaitė, žinai, daug dalykų vyksta kieme, ten nebuvo įspūdinga. Okay. Šiaip man tai skamba visai čia viskas Vat man taip irgi, kaip žinok, ir kaip paprastai. tiesa. Toks gailestingas, žinai, tam buvo. Ar dar matyčiau. įsitraukė riedlentę? Kam? Ar dar įsitraukė riedlentę? Ne. Ar jau palikai? Ar bandyti dar sužavėti, ką nors? Bet gali būti, kad ji net yra pas mano tėvus dar. Taip, Rusijai kažkur. Nu, tai jeigu nesusirasi vyro, tai sakys, nu, jau rutelę traukia. Gal rytoj.
Aš matyčiau ją krentančią. Aš tikiu, žinok, Rūta, nes tu ir šaltkalvė, ir tu šiaip naginga ir sportiška. Riedlentė nėra Atsimena, tai jinai dalykas, ką tu visus darai. laimi čempionatus bėgimo, random nueina ir skina medalius. Nu, bet čia akivaizdu, nelaimėtų. Nu, jei ant ratų blogai, bet su kojom gerai viskas. Jei ant ratų labai gerai. Man irgi ne kažką nurašo. Ką galvojam, ar vėlė? Tai mes dabar galvojam turbūt, kad, nu, Aš gali ir melas būti, matyčiau. bet aš Rūta galvoju, kad tu nesi melagė. Žinai, aš tave žiūriu ir man atrodo, kad tu vat, atvirai čia viską papasakai. Jeigu sąžinės. ne, jeigu neblės, tai tada vat, pasikalbėsim, tada žiūrėsim. Jeigu primelavai čia taip ramiu veidu dabar. Fiksuoja tiesą, ne? Gerai, Merginos? tiesa, viskas. Gerai, Rūta, pasakyk, ar tai buvo tiesa ar melas. Melas. Bet aš turėjau riedlentę, dėl to man visai lengva. Ir jūs melavot pizdas, kad ten tas randas yra. Yra, šiaip ir randas yra, Ai. aš šiaip ant akmenio. Okei, tiesiog labai tu esi- man pakrito kortos, žinai. Tiesiog melagė gerai. Supratau, dabar kitaip į tave žiūrėjau. Gerai, važiuojam toliau. Prašau visų paplot, pasitikti Mildos kortelę. Prašau, Milda, trauk kortelę. Nusidačiau plaukus juodai, nes norėjau atrodyti kaip Megan Fox. Kada? Kaip Megan Fox. Lem, tuo metu gyvenau Londone, tai man kiek ten buvo 19 metų gal. Ir pavyko? Pavyko, nes mano plaukai imlus dažams, tai nusidažiau, buvau tamsiai ruda, neryža laimiai, bet netrodžiau kaip Megan Fox. Kas blogai? Tikrai tave nuo Megan Fox. Aš norėjau sakyti, jūs skyrė jo, tik plaukai, vienintelis. Sakykim tai. O kokia buvo motivacija? Tiesiog, ar norėjai Verčiau kažkam įrodyti? žurnalą, dirbau, reiškia dirbau, jeigu verčiau žurnalą, nu, kaip ir nebuvo ką veikti tikriausiai Jau darbe. viskas aišku, jau Ir, prasideda. ir man labai patiko, buvo labai gražiai, parašiau savo šitai kirpėjai, sakau, aš atvažiuoju, dažysiu, noriu atrodyti kaip jinai. Londone turėjai savo kirpėją. Šiaip taip sakus, aš vis nelabai atsimenu, bet kodėl aš parašiau tai kirpėjai, kažkaip tai buvo jo. O tai kokia tavo natūrali tada buvo plaukų spalva? Pilka, va, panašiai kaip dabar. Pilka lietuvė. Aš gimiau žila tiesiog. Kaip dabar, norėčiau pasakyti, tu dabar blondinė? Blondinė, bet rageniškai matas, tai čia. Tai. Pas ką dažais dabar? Kaip? Pas ką dažais dabar? Tai Monika Levickienė kuklai. Okay. Linkėjimai man. Sąskaitai išrašyk. O vat, pas ką dažiais tada norėjau klausti? Aš neatsimenu jos, Ar jie lietuvė? Jinai tiesiog klasiokia buvo, ką neatsimenu. Ir beje, mes labai ilgai dažėm tos plaukus, man atrodo, tą vakarą, nes pas mane labai daug plaukų, ten labai ilgai. Palauk, O tai palauk, ja? tik ant galvos ar visus dažiai? Palauk, jinai savo dažė? Ne, man dažė plaukus. O ką reiškia pas ją daug plaukų? Pas mane daug plaukų. Ai. Pas tave daug plaukų? Mes biškį labai daug plaukų. girdim. Nu buvo jinai pakėlė. Bet grynai bobo. Žiūrėjau, Tau sunku. O Gal netrodo, bet šiaip labai daug. Tai, Kokiais dažais dažai? bet palauk, nesigavo L'Orealis. jodai. Kaip? Nesigavo, sakė, jodai. Ne. Tai dar kartą dažiai. Ne, aš jau tada supratau, kad nereikėjo taip daryti. O tai gal tu labiau gotė norėjai būti, o ne? Ne, aš tikrai nuoširdžiai norėjau būti Megan Fox, bet supratau, kad nebūsiu. O kodėl nesidažiai pati, pavyzdžiui, impulsą pagauta? Aš niekada taip nedarau, negadinu plaukų. O, kas Bet tiesiog vartai žurnalą ir impulsą ponia, pagauta, tiesiog inteligencija. nori pakeisti plaukų spalvą. Taip. Bet šiaip nesidažytum pati. Pati ne, aš tai viską aš norėjau atrodyti kaip Megan Fox, žinau, kad pačiai nepavyks. Aš esu. Eik, tiesiog. Ar panašiai, Megan Oi, Fox? Nu, gal iš mūsų pusės ne taip. Gal iš jūsų geriau matosi, iš mūsų kampo tai ne. O ką Londone dirbai? Ar turėjai pinigėlių apskritai? Taip, nes aš dirbau kaip ir restorane, kaip ten vadinasi, ir Starbucks'e. Ką? Į Starbucks'e ir restorane. Megan Fox va taip Galėtum užsiema užrašyti tokia. dabar mano vardą. Galėtum dabar mano vardą užrašyti čia ant to padelio. Lora? Taip. Ką Indra galvoja, kaip to atrodo? Man atrodo, Indra labai tokia grėsmingai Aha, labai- nusiteikusi. Aha, tu aš- Ne, Kaip- čia mano kaip manai? ramybės toks veidas. Ar kiaurą Amžium mato? tiesiog, kai atsipalaiduoju, reikia viskas pakrenta ir atrodo. Man biški Aš Indra atrodo negrėsminga, aš kaip... tiesiog klausau. būrėjas. Aš tiesiog jūsų nekenčiu visų. Aš tiesiog galvoju, Man čia ką su jumis čia nesąmonė, veikiu. sėdėti. Kodėl šito ir išaboba šalia manęs? Ne, Ir kas labai šita graži juoda, plaukų berniukas? spalva. Beje, Ačiū labai. aš irgi tokia buvau, kai kaime pasiploviau su geležiniu vandeniu. Gerai, ar mes visi sekam dar šitą istoriją? Jūs mane apipisinėt, dar čia raustai mano yra. Ne, bet tiesiog Žinot, aš pakalbinom ir Jeigu tau gerai, go for it. Tos spalvos. Jeigu tu jautiesi Jeigu gerai, tu laiminga ir mes Aš laimingos. laiminga, žinokit, mergas, prašau, pasakykit, ar tai yra tiesa, ar melas. Palauk, kaip mes dar galvojat? nepasitarėm. Dar norit pasitarti. Kokia dabar? Kokia dabar? Indra, kokį tu ten natūralų būdą pasiryžim plaukus, žinai? Nu, blėt, Geležingas vanduo pas mane sodybą įkreipkite, žinokit, negaila. Atveši vandens? Tikrai. Kaip Vuklas Kichas pardavinėja, man Bet čia tada šviesos nuo kovido mažėja. Ar čia Indra nuo plaukų. schema kažkokia?
Taip. Indra tiesiog primyšai tą vandenį ir tokia, blema, kaip išgraužia, gerai. Nu, Aš žinai, taip darau jo. Ai, ten girdėjau, kad mažų berniukų tenai mižaliukai. Berniukų gerai, mergaičių blogai. Ai, gerai, supratau. Nu gerai, Tai praniuko prašysiu. situacija kokia? Gerai, tai aš manau, kad... situacija, ką aš žinau. Nu, Aš manau, kad tokia- nesą irgi. Ne? Okay. Ne? Nu, tokie biški gal nesąmonė, bet gal pati pamiršo, ką parašė. Gali būti po gimdymo mes išgimdom atmintį. Aš irgi ką tik toj pasakysiu ir pamiršiu. Tokia. Tai ką mes sakom? Koks mūsų verdiktas? Ar jūs iš vis klausot? Nu, kiek klausomės, mes... Ar jums kalbėt paėlė? Dragūnai ten, ne? Kaip galvoji? Nu, aš linkčiau į taip, nežinau, bet Aš manau, kad kapitonė. Nu, tai važiuojam. Važiuojam, kad Tokia tiesa. smaga. Važiuojam, kad- Jeigu, aš jeigu manau, tokia kad- ir nesi, tai tau komplimentas. Taip. Ne iš mūsų. Taip. Okay. Tai fiksuojam tiesą. ne? Tiesa. Gerai, ar Milda dažėsi plaukus, kad atrodytų kaip Megan Fox? Milda kaip yra? Aš turiu pasakyti. Pasakyk. Taip, dažiausi. Tiesa, plojimai Mildai. Gerai, aš galvoju, kad kaip Beyoncé galėjo atrodyti ten 5 klasėje irgi. Nu, kas kiekvienam? Jo, aš per oksidą episu, aš Britney Spears buvau, žinok, tiesiog. Tvarko, judam į šitą komandą ir plojimais pasitinkame Indras kortelę. Taip, melavau, kad dega namas, nes bijojau būti viena namie. Čia Tiesa. su... prašau, Kaip išsiaiškink. čia taip paklausti? Kuris namas? Čia tas namas, kieno namas? Tas namas, Kieno ne tas namas, Kitas kitas namas. Tai Bet kieno? jis sudegė kita, tas kitas namas, tai sudegė kita prasme. Aha. Bet mes dabar apie tą kitą namą. Ok. Kelintų metų tas namas dabar? Statyba, kitų metų tą nuomonę. Tas anas, kuris kortelėje, ar tas, Taip. kurį tu dabar... Tas dabar kortelės namas. Apie tą po to Tas namas, pašnekėsim. tai jisai buvo mano tėvukų. A, tai tu dar čia vaikas. Kiek metų? Vaikas. Man buvo gal kokie 5-6, dar nelankiau mokyklos. Ar buvo tie tokie sukami telefonai ir kažkam skambinai ir sakai, padėkit, degam? Realiai buvo, bet tada aš tikrai neatsiminiau numerių, nes tu turigi sukti iki tam tikro ir ilgas numeris. Tai O dar ne. skaičiuoti nemokėjai. Ne. Tai kaip tu šaukys tą Kad vat kaip pagalbą? aha, vat prisišau. Tai labai paprastai, kaip ir turbūt daugelis darytų, tai tiesiog supratau, kad yra užrakinta troba ir aš užsilipau ant stalo virtuvėje prie lango ir tuo metu langas turėjo tokią viršui, tokią mažą Fortkė langinę. Ne, fortkė yra vertikali, o ten buvo horizontali, ant kiek senai ir jaučiuosi kaip dinozauras. Tais metais 1980 kažkelintais aš užsilipusi ant stalo, per tą langą atsidariusi, tiesiog pradėjau šaukti adresą, nes atsiminiau namo ir sakau, kad dega. Ne, aš pradėjau šaukti, tai buvo padėkit, tada supratau, kad niekas net bėga ir tada sakau, dega namas. O žinai kaime? Nu taigi atbėgs kaimynai pasidžiaugti, blecha gerai, dega Taip, namas. taip. Žinai? Tai atbėgo kaimynai ir tada paaiškėjo tiesa, kad aš esu viena namuose, tada jie atnešė man valgyti, aš tada dar jiems surinkiau koncertą ir tada grįžo močiutė. Čia vakar buvo. O iškvietė Realiai, vaikų čia tokia, teisės. toks mano ketvirtadienis. Jo, bet kiek tų metų palauk buvo tada? Nu, tai, ant 30-mečio. Nu, nes man įdomu, vat, kiek metų tau buvo, kad tu viena namie negali. Nu tai paskaičiuok. Man, Dabar, nu tai jeigu... 5-6 metai. Ok. 5-6 metai, tu galvoji, kad dega O namas. kur tau tėvai plak buvo tuo metu? Kas? Tėvai kur, sakyk, buvo. Tai jie mus paliko. O Dieve, mamytė mano studijai sėdė, mus paliko. Paliko, Nu, tada, kai paliko. Laura Tai geriausiai dabar supranta. atleisk laida tokia. Čia Ir ne. mama į studiją dabar. Ta, kur šaldytuvą dovanojo. Ar žinot, dėl ko šitas gėlės? Nuo vaiko. Kurio? Matau, tu viena palikta namie, vaikas liūdin, nenori būti namie, norėjai kompanijos draugų. Aš taip mamą keldavau, jau čia po vaikų namų naktį ir sakydavau, kad skauda man pilvą, nes nenorėdavau irgi miegoti. Tiesiog man nesimiegodavau ir galvoju, pažadinsiu visus, ko aš viena nemiegu. Visi tegu nemiega. Tai man skamba šiaip, kad įmanoma. Man šiaip jo. Bet mus visus anksčiau palikdavo vienus. Taip, bet čia nieko Aš esu ten kritus radiatorių, galva pisau krūviną, galva Bet tu buvo tėvai grįžta. paprastesnių Tu būdų samti nesugalvojai. važiavai, ne visus gal palikdavo. Bet gerai, tu pradėjai šau pro langą, sureagavo kaimynai, atvarė kaimynai. Kaip tu duris atsirakinai, būdama... Neatsirakinau. Tai tau tiek- jie per... Čia tame ir yra. Per langą tave Per langą. Jie per langą lipo. Jie nelipo, jie tiesiog
padavinėjo maistą ir mes bendravom per tą atidarytą langą. Kur Bet per vaikų tą teisės tuo viršutę metu? mažą, Taip, per tą per mažą. mažą langelį. Nu, bet tai jie mano kūną tai mato. Aha, Nes ir yra mane atviras išvežė į vaikų namus, va čia vaikas ar ne, atidavinėjo maistą, kaimynai neša ir... Įdegant į namą maistą. Ir jie tau turėjai atnešė gal maistą ir net išėjo, ar jie ten prie lango toliau stovėjo, kol grįžo močiutė? Jie visi buvo... Jie mėtė malkas per tą. Degtukus. Jie visi buvo, žinok, išbuvo visą tą laiką, kol grįžo močiutė. O buvo koks Va sezonas? čia Žiema, vasara, nežinau, ar pavasaris? tokie žmonės atsidaro. Vasara. Vasara. Vasara namie. Bet tu O tu kaip- kodėl, o nesugalvoji iš tikrųjų Išbuvo, atrodo, patekti? kaip šarvojimės, susirinko tiesiog. Žinau, tokie mano Kaip tu išbrėjai šitos, ir kodėl tu sugalvojai, kad vat, šaukt, kad dega namas, kodėl šitas buvo pasirinkimas tavo, ne kažkokia kita situacija? Negaliu pakomentuoti labai plačiai, nes baimės pagauta, nes tiesiog bijojau, žinai, kaip būna baisu pas senelius, tenai prisigalvoju visokių baisybių. Baiduokliai ten. Nu, ten visą kitą, tos dvasios, žinai. Laimingi Žinau santykiai, tos, ne, jo, aš irgi prisigalvoju. Tai, Čia tai mano ko namas, kiek nešaukti? čia aš būsiu tam name. Nu, Kaip tai Milda juolab, galvoji? kad nėra kito išėjimo, nes aš buvau užrakinta. O kur buvo močiutė? Užrakintas, surakintas, surišta kartu pradėjo. Sinchronas. Net priešas dabar. Kur buvo jo? Tuo metu. Aš tas neginčiau. Aš išėjus į parduotuvę. Greitai grįžo. Ai, tai čia net neilgai buvo, tai čia tu negalėjai penkių Atsiprašau, tie išmena atstumai, tai žinai, parduotuvė, tai mes gyvenom atokiau. Žinai, kaip būna. Ir jinai su traktoriu Namų močiutė namų. važiavo dar iki Tada parduotuvės. dar Vita kokią kol parvežė nuvežė į po- mokyklą. Ai, palaukčiau, ne tą istoriją. Ne, ta pati. Gerai. Tad visa krūvina dar prieš tą berną. Nu, bet tu tokie velnių priedus gali būti, kad prisigalvoji, tu nesąmonė, ne, nuo jaunystės. Eik tu. Ir ne tik. Aš linkčiau link to. Ką sakydavai, vat man įdomu, ką paskui, vat Aš galvoju, žinokit, kad sakydavai. melas, man tokia nenuosekli ta istorija. Iš jų galvoti. Nenusekli? Aha. Nežinau, kaip- dega namas, Nu atsistoja. tai kur tėvai, neaišku, kur Jeigu tėvai. galvoja, kaip to fortkę atsimint, kad tai... Nu, gerai, tai Jolė Plius tave man, pridėjo tai tėvai, nu, tavęs jeigu ta nepavyko. fortkė tokia, tai kaip tu ten tą patiekalą Tai gal ne fortė. Kokį tą kalmarą kišo? Kas tilpsta? Šlapenkės gabalą Taip, atpjovė. dar taikyti ten šitą lėktuvę. Dekant į namą, to Jei penki- Žiūrėkit, tais laikais žmonės buvo Matot, Dior, jinai užaugo normalioje šeimoje, gražiai mieste, jai patikalai supranta. Plius tie namai, net ir pirmam aukšte, vis tiek pamatas dar taip jie ne taip Laiptai, aukštai, tai ten laiptai. turėjo... Kas Pirmam aukšte gyvena. Ir, Buvo laiptai dar palipti, langas ir... Nu, va toks palipi laiptukais, po dešinę pusę langas ir virtuvė, čia duris, kurios yra užrakintos. Čia aš ant stalo prie lango ir man jokių karštų patiekalų nekadavė. per laiptinės... Aš noriu kreiptis į mamą studijai. Ar palikot ar nepalikot Indrė vieną? Dabar atsakykit. Ir Nesakykit. mama tokia skirga toj kėdėj, nori pasakyti. O aš pasakyčiau. Belagė, belagė. Gerai, viskas, mes dabar... Vieną mes kartą sakom, palik kad- vaikai, nes Lietuvos Plius, jau penki metai, palikta, tai kur jinai surakinta, tokia surakinta žemutė jinai. pasiekta Gerai, aš... Kaip man, merginas, tiesa ar melas? Gerai, paskutinis klausimas. O kokį patiekalą gavai tada per tą? Niekalą. Kokį? Šlapenį? Dieve, čia klausė, miesčionkas. Ką, žinau, neatsimenu, kažką. Duonas, agurka, kažką. Nežinau. Einame, užsiduokime. Kas silpo per tą langą. O kiek? Kaip buvo čia tas? Šiltas apkabinimas. Toks, kad aš nepratilpau. Gerai, tu sakai, kad tiesa, tu sakai, kad melas. Taip, tu nuspręs dabar. O tu sakai, kad aš nemoku būti paprasta. Gerai, nežinau. Viskas Lauros rankos, Aš Laura, nemoku, kaip manai? nu, vat, Iš dalies gal. Kaip ir absurdas, bet kaip ir Aš gali būti Indrės tiesa. tikiuosi kažko rimčiau. Jo, aš kažkoks praeis ir labiau ekskluzyvo Bet kas, tikėjausi. bet galėjo, tu to dėmesio, kad jinai mėgsta Gerai, dėmesį, kai jau šaukia, aš tiesa. gal sutikčiau, jo. Melas. Tiesa. Gerai, ką? Palaukit, merginas, ką mano žiūrovai? Jo. Ne mano, ne. Jo, padėkit, Prašau, prašau. kodėl jau čia žiūrovai? Čia galima šitą Kaip panaudoti. ta mama? Sakė, Pirma jūsų verdiktas, tada žiūrovo Ne, 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 ne. klausimas. Pirma Ploja. jūsų verdiktas, kad jums nepadėtų. Aš nenoriu, aš šitų čytinimų nepriimsiu. O, okei. Laura, Verdiktas tada. Tiesa. Aš ne. Man pagūžinėjo jausi tiesa. dabar. O dabar ką mano žiūrovai? Tiesa ar melas? Oi, labai Gerai, Kur jūs buvote? Mes persikalom. Atsimenat, kai sakiau, kad melas?
tą kartą. Jo, Gerai, dabar nuraminame emocijas, čia yra chaotiškiausias epizodas, kokią esu mačius. Indre, pasakyk, prašau visiems, ar tai yra tiesa ar melas? Tai tu buvai visiškai teisi. Tai yra tiesa, bet Mes visi prisigavom. žiūrovai buvo apgauti šitoj Jo, visi, situacijai. ne, melavo. Tokia ir mano vaikystė tokia biški traumuota. Visus, Todėl Gerai, dabar Mam. galime perėti prie kitos komandos ir pasižiūrėti, kiek traumuota buvo Diora. Prašau su plojimais. Dievo kardelio. Ir Dioras tiesa, turėjau kačiuką. Turėjau ponę. O ne, tarnaitė net nežinau. Gerai, leiskit perskaityti. Ne, baigiam. Davai. Dioram, sorry, mes Venkit, tai bus nejuokinga. Išgėriau 0,7 litro alkoholinio gėrimo per 1 minutę 24 sekundės. Berleika. Čia yra miešionkų. Ai. Labai, o kodėl kažkas stovėjo su chronometru? Kodėl Jo, tėvas. Man pas mane jau Policija. debinė neaugs namuose. Kaip čia vyko? Silpniukai. Nes su chronometru buvo galima Nuskaičiavo? suskaičiuoti filmuojant. Atsiprašau, degtinė? Gėrimo. Taip. O kas ten buvo? Buvo balta. O kur, kokio? 0,7 jau meluoja, nesąmonė, tau būtų koma. Turėjai ką nors Bet gyvenime gal po to ir komą? buvo. Kaip? Dabar koks klausimas? Tai Iš naujo. jau dabar, aišku, jau yra sutrikimas. 0,7 smegenys tirpsta. Čia gali būti. Kur tiesa. viskas vyko? Vyko pas draugę sodybai. Kiek metų tau buvo? Apie tai nesu pagalvojus, tai kažkur maždaug jaučiu, kad... Tave gali... Pagal jausmą metus Jo. skaičiuoju. Jaučiu, kad 16. Tiesiog širdyje galvojau, kad 18, bet šį buvo 13. Kažkur tais tokiam laikotarpiu. Palaukė, prie kekščių buvo, kad jau taip anksti pradėjai. Aš atsiprašau, bet jau mama lenda man. Na? Kelių metų tai vyko. 17 kažkur. Jau kyla, nekaina metai. Gal šito klausimo bus, tai man čia vakar buvo. Tai realiai jo. Jeigu pagal dabar įstatymą, Aš tai 21. Jo, įpisau 07 ir variau žindyti vaiką. tiesiog. Gerai, aš turiu klausimą. Tai tavo draugai neužpyko, kad tu tiesiog sunaikinai ką tik? Jo. Na, tai ne, čia yra Kad aš viena, Nu? aš siūliau, bet atsisakė tiesiog prisijungti. Ta prasme, yra laikas, kad per kiek laiko išgeriai? Nu, minutė 24 sekundės. Reelso laikas praktiškai. Net netilpo. Jo, realiai tilpo. 0,7. Per ką? Tiesiog va taip kaip tai įvyko? Kalbės Pradžiai Leikos tiesiog ekspertė. nuvažiavom pas draugais. Neįdomu. Čia viskas tilpo į minutę kaip- 24. Merginos po vieną, šnekėkit, žiūrovai šiek tiek nesupranta, kas vyksta. Aš jums visiems to atsakysiu, kaip buvo. Taip. Ir ten tokia senovinė sodyba. Ir mes pirmą padarėm turą, daug kambarių ir radom tokią paletę stopkių. Ir tada, toj dienos įgoj, mes susiveikėm tą gėrimą. Ir aš sakau, žiūrėkit, puikiai idėja. Išsipilstom viską tiesiog į šotus. Ir dar sultis, lygiai grečiai. Ir sakau, davai, nu, švenčiam tiesiog. Ir išgeriam. Gerai, kurioj vietoj tu viską pribaigiai? Jeigu jau šotų susipilsta. Aha. Tada mes nusprendėm, kad čia žiauriai gerai idėja nufilmuoti, nes jeigu aš tai padaryčiau one take. Ir kadangi jos atsisakė gerti, nes buvo mano išleistuvės ir jos tiesiog norėjo gerti. Tavo išleistuvės iš kur? Ja. 17? Iš kur? Jo. Aš tada Į alkoholizmą. išvykau Tiesiog. modeliauti. Iš tėvų namų tiesiog. Į Pekiną, Guangdžou, Šanchajų ir taip išlydėtuvės 4 mėnesių. Grinai, modelių gyvenimas. Skamba irgi kaip jau tiesa. Nu gerai, ir tada kaip, ir gerai, ir Gerai, tu pasiėmei butelį. Jo, pasiėmiau butelį. Bet jau šotai buvo išpilsti. Susipilščiau viską, kad būtų Tai jau tvarkinga. sumažėjo, ne 0,7. Ne, visą 0,7 susipilščiau iš šotukus. Tiesiog buvo labai daug čerkelių. Šotukais. Jo, vienoj pusėje buvo balta, o kitoj buvo sultis. Ir tiesiog reikėjo miksuoti. Ir tiesiog taip pat ir variai. Jap. Ir kaip baigėsi šitas vakaras? Tau. Daug vėmalų Gerai, viskas baigėsi. tavo draugam. Patikslinam. O tau? Kaip baigėsi? Nieko, tiesiog po to, po kelių minučių dar paskambino mama, paklausė, kaip sekės atvažiuoti. Kai liuks. Ne, degtinė duoda, Ir žinoma, aš tada mamai pasakiau, kad mes verdam kakavą ant laužo
Ant lovos. Ant kiek Nes nepatikėčiau. nebuvo kur pasidaryti, tai mes tiesiog sugalvojom pasidaryti laužą vidury aikštelės. Ir... Aikštelės kokios? Nu ten kieme buvo jis toks Teniso kortų. išbetonuotas, tiesiog vienkiemio. Ir mes ten apsidėjom akmenim. Bet tai tu jau komai turėjai būti po Aš šito jau buvau šou. iniciatorė to židinio ir to viso. Prieš nulūžtant. Ne, iš karto nenulūžau, dar porą valandų. Dar įpisau porą laus ant viršų. Tada laužą užkūriau. Tada irgi surinkau. Kakavos Ir išviriau. nei kiek nenusivėmė į bliuskės nieko. Po to buvo. Buvo? Tiek, jo. Tai baigėsi liūdnokai. Nu ką, žinau, man buvo linksma. Aš po to dar ir dainavau ir visą pasirodymą surinkau. Eik, savo, kiek aš būčiau apsivėmus kaip bončių ir mėgojus ant žemės. Kur tas Vau. video nukeliavo? Aha, man irgi įdomu, nes tu filmavai. Ja, aš jį turiu. Ar kėlė jį kažkur? Ne. Ar per pertraukėlę jūs galite jį pamatyti? Taip, norėtumėm. Galėsit. Kaip galvojat, panas meluoja jinai ar ne? Nežinau. Manau visai, kad gali būti. Ar gali šita princesė į save susileisti 0,7? Žinok, princesės yra bulingos. Dviejų vaikų Jos- motina. O jis įžeis, jeigu mes sakysim taip. Aš? Ne, jinai ir sakė apie aštres, čia aš mažytė palikta biški, gal ten ant stalo šokų, meluoju apie gaisrą, to 0,7 susivarčiau. Oi. Ir dar ant laiko. Skamba tiesa. Ir tada prasidėjo modelių karjera. Ne, jau Va. vyko prieš tai prasidėjus. Tiesiog. Kaip manat, merginas, tiesa ar melas? Aš žinau, Diora meluoja ar dėl ne? to manau meluoja, nes modeliai negeria sulčių, nes kalorijos. Skinny Tai bitch. va aš irgi, tas ir pakišo. Tai čia ir pakišo, nes... Koja, jeigu 0,7. Nežinau, aš, tai, žinok, gryną. aš jos pusė. Aš ją tikėčiau, kad ji gali. Aš tikiu, kad gali, bet nemanau, kad tada, nes mes 16-17, nu mes vemtumėm, nu... Tai jinai gal vėmė, jeigu Ai, varginga prisipažinti. Bet nebeitum tu laužo kurti, dieve. Tai kaip tik po 0,7 tik ir laužą. Eitum kuri. 3 minutėm kokiam, eitum kurt laužą. Po to Taip, jau nebeitum nu, nieko. po to vemti ir nebe- miegot. Jo. Nu, man reikėtų šis atsakymas. Lygiai tiek. Aš jau Ar greitai melas, kaip pagalvosiu. galvojat? Nu, Vita, tu. Aš labai lost esu. Kaip, ką galvoji? Aš sakyčiau taip. Sakytum taip? Nu, man tas laikas toksai, kaip taip greitai. Šotus eitų, 1, 2, 3. Bičiai greičiau baigė. Žiūrėkit What the fuck? dabar. Kokio Pabandyk. dydžio šatukai, parodyk dar. Ką? Kokio dydžio šatukai? Nu, nu, Įvairaus buvo, nes ten skirtingus dydžius formų, tų čirkelių radom. Čia dar apie šotus mes kalbam. Aš irgi nebesuprantu, ar čia modelio gyvenimas ar šotai. Įvairių spalvų ir formų. Kaip manat? Tiesa ar melas? Man reikėtų atsakymo. Dieve mano, nu. nu aš Aš sakyčiau dėl to tiesos. video, bet tikrai parodysi video. Taip, taip. Kurio... Geriau, kai publika galvoja. Ne, dabar Aha, ne. dabar lygios taisyklės. Indra, kaip tu galvoji? Tiesa ar melas? Nu, man tik tai dėl to laiko, kad jinai 0,7 išgertų. Jo, Tikrai tikiu, šita princesė Minutė gali. 24. O tiesa ar melas? Kaip manai? 24. Sekundės. Nu, žinok, Bet tu geriai vodkė sultis ar vodkė sultis, ar tiesiog vodkė. vodka. Ir ant viršaus sultis. Ir po to sultis. Kiek sulčių buvo? Buvo įvairiai. Pradžiai variau taip stipriai, po to galvojau gerai, reikia šiek tiek ir sulčių. Per tą minutę Žiūrėjau, kiek kaip 24. pagal pajutimą. Mes laikom sultį. Kokios sultis buvo? Apelsinų jaučiu, nes vis tiek turčiai buvot. Ne, multivitaminai. Ne, buvo elementarios, neatsimenu, greičiausiai Elmenhorst. Gerai, Rūta, kaip tu galvoji? Nu, aš buvau taip pusiai, bet nežinau, dviejoju. Nu, vis du, imam tiesą. Vita, tu kaip kapitonė, nuspręsk, ar tai yra tiesa ar melas. Labai sunkus sprendimas, tai yra paskutinis. Užbaigiam raundą. Nu, vis du tiesą. Tiesa. Diora, ar išgeri 0,7 per minutę? Salė. Taip! Negaliu patikėti, bet aš džiaugiuosi už tai, kad 0,7. Ta prasme, wow. Ir aš jums parodysiu tą video. Rimta. Ble, nu, Video į sceną. aš tavim didžiuojas, Diora. Tarsi, Mama, tak... va čia, buchūras. Aha, man net pasikeitė požiūris į ją. kažkaip, Aha. iš tikrųjų. Gerai, užbaigiam šitą. Davai persipjaunam ir kraujo draugiam. Aha.
Užbaigėm šitą chaotišką raundą. Eisime skaičiuoti. Rezultatas yra visiškai lygus. 3-3. Mano santykius išgelbėjo antrakursis studentas Alvydas. Nesakyk, kad išmokė bučiuotis tave. Ne, buvo Valentino diena ir mes su vaikinu nusprendėm nebūti kaip visos tos poros ir nedovanot vienas kitam dovanų. Sėdim mes namie, žiūrim televizorių ir jis iš kišenės išsitraukia grandinėlę. Jisai sako, čia tau Goda su Valentino diena, žinau, kad susitarėm, bet tiesiog labai norėjau parodyti, kaip tave myliu. Ir aš galvoju, nu dabar tai papuoliau. Aš pasimatavau tą grandinėlę, žiūriu jį, jis žiūri į mane ir aš supratau, kad jis laukia. Laukia, kol aš ištrauksiu savo. Ir aš nežinau kodėl, bet pasakiau, palauk, aš tau irgi turiu kai ką. Jo akis sužibo, o aš galvoju, jo, va dabar tai papuoliau. Aš neinu į tualetą, pradedu knistis po savo daiktus, galvoju, gal jam savo plaukų džiovintuvą padovanoti, gal jam pripilti vandens į dušo želę ir sakyti, čia tau su Valentino diena. Bet aš tada prisiminiau, kad Volte yra 100 skirtingų parduotuvių. Aš atsidariau telefoną, išrinkau jam dovaną, užsakiau. Kažkur po valandos apsimečiau, kad einu išvesti šunį, kieme sutikau Alvydą, jis man padavė dovaną, aš grįžau namo ir padovanojau savo vaikinui. O tai dėl ko beveik išgelbėjo santykius? Nu matai, aš jam nupirkau mašinos valymo priemonės ir pamiršau, kad jis mašinos neturi. Jis tam pradėjo šaukti ant manęs, sako, tu nesiklausai manęs niekada, aš tau nerūpiu, bla bla bla, sauko tu čia nervinės. Taigi man liks tos priemonės, aš panaudosiu. Tai prisiskyrėm paskui. Ko išmokai šitų santykių apie save? Kad aš savęs labai neanalizavau. Bet išmokau vieną, kad su Volt gali lengvai ir paprastai pasveikinti visus žmonės savo gyvenime. Dabar moters dienos proga su Volt pasveikinau močiutę Klaipėdoj, draugę Kaune ir dar savo prisipirkau labai daug gerų veido kaukių. Volt galima rasti daug mėgstamų parduotuvių ir gėlių salonų, kad šventės planavimas taptų lengvesnis. Ačiū Volt, o mes grįžtame į žaidimą. Tai vėl pradedame nuo Vitos. Vita, prašau, plojimų leidimą, skaityk savo pirmą kartelę. Manęs neaptarnavo Kupiškio parduotuvėje, nes buvo apsirengus beveik į bomžę. Kur yra Kupiškis? Jeigu tu važinėjai traktorium, jie turėjo iš ties visko tikėtis, aš manau. Gerai, dabar man Ten buvo melas. patikslink tą beveik, kaip bomžė. Kur yra, kas skiria nuo Matei bomžės? mane be makiažo, tai... Nu, ką? Jo, O dabar tu su makiažu? O, ačiū, vai. Mes dabar pakeitėm truputį, kitaip dabar Apsitarėm. Passive aggressive. Mes dabar perverinsim vieną kitą. Gerai, tai kaip beveik, ką buvai apsirengus? Patikslink dar. Nu, Tokį. buvau senelio kurtkė. Tokia. Nu, pas mane yra... Pufaikė tą Aš tokią vadinu. man nepirkdavo naujų drabužėlių ir jeigu būdavo šalta, tu dediesi žmonių, kas duoda. Žmonių rūbus. Žmonių rūbus, tiesiog. O aš kadangi buvau didelis vaikas, aš iš karto didelę ganėtinai gimiau, ne, užaugau. Aš didelį, aš gimiau, bet... Nu, tai prasme, nu, aš dabar, pavyzdžiui, metras, 7-8, tai labai daug, tai... Mes panašiai. Ne? Nu, tai va. Nu, tai va, tai... Gerai, Kamperis. Turit kažką bendro? Gerai, taip, tai buvai su ta pufaikė senelio kažkokia, Kaip, nebuvo, kad tokia žiauriai baisi, bet jinai buvo pasitrinus tokia, ta oda tokia, žinai, kaip būna pasitrinus pasenėjusi ir norėjau apsipirkti ir buvo ten kaimo parduotuvytė ir sakė, neaptarnaus. Kanodinė buvo striukė? Jo, bet ne, aš nežinau, kad tikra oda, nemanau, kad kas nors buvo, kad mano senelis, O kokios kelnes ar Aš manau, šortai, tais ką tu laikais- ten rengys? tik tikri. paprasti džinsai buvo, bet jinai tokia, jinai biški didelė buvo tokia. Ir gali būti, kad mane pardavė dėl to, kad aš norėjau pirkti cigaretės, bet čia... Okay. Niuansėlis Nes patikslink, kada čia buvo Bet šitas bomžams įvykis? specifiškai parduoda cigaretės. Bomžų vaikams gal net neparduoda, tik tais. Man čia buvo apie 13 metų, aš jau buvau pats pikas, aš buvau jau parūkius pirmą kartą parūkiau jau ką kultūrnami. Pasenėlis ką, na čia taip, tarp kitko. Jeigu klausat? Viena Jeigu su ką- kompanija. Jo, buvo viena tokia pana iš kaimo, nusivedėm, varėm į pasenėlius į Naivių kultūrnami ir tenai parūkėm. Ir tada jau aš, jau... Užsikabinai ir- Jo, viską man... Senelės triukė, nu ir ką, viskas varom pirkti cigaretę. Ir aš kažkaip galvoju, kad, mano tenai tos vaikiškos rožinės triukytės užsimesiu senelio kurtkę tiesiog. Ir tada jau, tipo, aš vyresnė ir man parduos cigarečių ir nepardavė. Ir, tipo, sako, aš tavęs neaptarnausiu. Aš galvoju, dėl to, kad per daug, kad aš bomžė, ar aš, tipo, per... O gal tiesiog, kad per jaunai atrodai, va tas gal. Ne, aš atrodžiau jau visada, aš jau gimiau su rūkštė, man atrodo. Tai...
Jokingiausia, kad į orą taip su nuostaba žiūriu rimtai, pirkai 13 metų, tu 0,7 išgėrai. Ne, tau priminti. Ir mes beje matėm video. Taip, kad Tai Diorą tiesa. užkulisiuose parodė video absoliučiai. Ir kur Diorą išgeria šat. Čia ant paskutinio. Jo, bet žiauri geras video, wow, aš amazed. Gerai, ką tu toliau nepardavė ir ką, viskas ėjai namo? Nu, tai ką aš galvoju, nu, tai ką dabar Reiškia, namo bomžė vėl. Nu, aha, vat irgi, ką vadinam namais. Nu, grįžau pasinedus ir nu, buvo biški gėda prieš draugę, nes aš galvoju, nu, sakau, tai da, aš sakau, užsidėsiu senąją kurkę ir tipo parduos man ką aš tipo. Ir... Ir Bet čia nepardavė. tavo kaimo parduotuvytė. Jo, Ir tu pardavėjai. ne, nu, tarsi ne mano kaimo, mano senelių kaimo, čia jau buvo pasinedus kaime, nes aš iš kito kaimo esu. Okay. Tam kaime dar nebuvai pagarsėjus. Tai dar ne. Kaip kurva, dar ne. Tai pardavėtas tiesiog Nepažinojo. Ne, bet aš jau čia nebuvo mane mačius, vis tiek, nu, ten mažas kaimas tikrai buvo gal mačius. Tai gal Ir dėl to ne. Tai tau labiau Tai, kad nepardavė, nes tu cigarečių norėjo, ne dėl to, kaip tu buvai apsirengus. Aš, man atrodo, kad dėl to, kad aš kaip bamžiukė atrodžiau. Nes jie... Tau užsifiksavo vaikai. Nu taip, nes aš supratau, ai tai aš nepakankamai esu, ne, kad jau... Cigaretė. Kokias cigaretės norėjai pirkti? St. George. Nes Raudona, senelis mėlyna, rūkydavo ar kokia būdavo? mėlyną. Nes senelis rūkydavo ir aš, nu, aš kaip senelis, nu, žinai, vis tiek. Neprima be filtro ten kokią būdavo. Ne, tu baig čia Ne? bomžai rūkai. Palauk, o tai... Išėjai iš charakterio, iškėlė, ne tą pirkai, jaučiu dėl to, žinai, parišo tą. O kiek kainavo tas pakelis? Oi, blem. Tai nepardavė, žinai. Tai pinigų tai turėjo, ar... Man atrodo, kokie 2, tai tada čia labai senai, gal 2,30 kažkas. Iš kur pinigų turėjai? Neatsimenu iš tikrųjų kiek. Man tai seneliai duodu ant saldainių. Spėkas ant cigaretų išleido. Tada nepardavė, bet kitam kaime vėliau pardavė. Kaip Laura Į galvoja? kitą kaimą jai? Su tą pačią Jo, su traktorium nuvežė. Jo. Mes šitų 20 km eidam cigarečių nusipirkti, man tai pasakoju. Jo, aš tau, taip, ne vaikams. Galvoju šiaip, kad visai tiesa buvo, tik galvoju, kad tu priėmė gal, kad bomžė, bet turbūt gal Aš irgi pardavė, taip pat galvoju. galvoju. Bet gal ir galėjai, kaip bomžė irgi atrodė. Šiaip kaip istorija tikėčiau, žinant mane, tai tau tikrai taip irgi. Man tinka, taip, Tinka. kaip bomžė atrodė. Nes tu mane palaikiai labai, aš irgi galvoju, kad to paties nolio. O, support. Klausyk, bet dar kažkas. Mes supportinam tiesiog, kad mes tu alkoholikė, aš bomžė, mes tiek supportinam vieną kitą. Girl power. Ne, bet gal ir komandom gal tada, žinai, gal jūs. Ką galvojat, merginos, tiesa ar Šiaip melas? galvoju, kad tiesa gali būti. Tiesa, ne? Diora? Aš manau, Aš galvoju, kad tiesa galėtų būti. Nieko labai crazy tokio, bet nebent kažką dar nori atskleisti, ką dar po pat tą pufaikė ten turėjai. Nu, kaip ir su seneliu nesipisom po to, tai kaip ir ne, nieko. to. Bet tik po to, jūs prieš cigaretę. Jo, nu tai dėl O po ko to reikėjo dar man cigarečių, nes, nu, reikės pasieksta striukės. jau. Fiksuojam tiesą, merginos, ne? Galvojat, kad yra Fiksuojam tiesa, tiesą, sutartinai žinok. Ar galvojat. Taip, taip. Jop. Gerai. Gerai, sutartinai Tiesa. galvoja, kad tiesa, Vita atskleisk, ar tai buvo tiesa ar melas. Gal ir mes. Man visada parduoda, tai buvo melas. O, jo. Ačiū Dievui. Ji ne bomžė. Jo. Gerai, perinam prie kitos komandos, dar noriu iš užkulisių paprašyti, jeigu turit mano telefoną, atneškit labai prašau. Negaliu čia klausyti. Negaliu klausyti, noriu paskrolinti jau. Man nagai lenkėsi save. Godas sėdi Candy Crush, lošia, tos koinsus vėliau renka tiesiog. Užpisa man su to bobom, eiktų. Gerai, einam prie kitos komandos ir plojimais pasitinkam Laura, trauk savo antrą kortelę. Taip. 3 kartus pabėgau iš eismo įvykio vietos. Iš to pačio, ar grįžai patikrinta? Kaip čia veikia? Jo, pasižiūrėjau, ar padariau žalą. Kokią žalą? Ar reikia bėgti, ar nereikia dabar man? Gal nieko nepadariau. Ne, skirtingi. 3 eismo įvykiai. 3 atskiri eismo įvykiai. Tai plačiau truputėlį. Recidivistė. Jo, prasiskiek. Gerai, nuo pirmas. Raseiniai. 22 valanda. Neblaivimas. 12 valanda gal. Praleista pamoka kažkaip. Maksimos aikštelė. Žinot, jūs žinosit, merginos dabar. Nu, apie dabar jau parkavimąsi. stereotipai. Žinot, tas situacijas, Nežinau. kai atvažiuoji į aikštelę ir tuo metu nebūna mašinų jokių. Ir tu pasistatai ir aplink nėra jokių mašinų. Ne? Ir jūs tada išeinat ir sėdat į mašiną ir važiuojat galbūt atbulom ir yra mašina. Yra kam nors tai buvę. Yra buvę, kad važiuot ir dar kitų mašinų yra keli.
Ir kaip ir reiktų Lambas neatsitrenkti. įdomu. Ir supranti, ir kažkaip važiavau taip atbalom ir oi, yra, nu į kažką atsitrenkiau. Baisiai netikrinau. Ir netikrinai. Ne, baisiai. Žmogus, šuo. Nu tai Tuo būna, metu nebūna. tiesiog, nu Ir kažkaip išvažiavo. galvo, žinai, mano mintis kaip, ai, taigi nieko nebuvo ten prieš tai. Tai jaučiu dabar irgi nieko nebuvo. Nu ir išvažiavau, taip sakyti. Vaiduoklį nutrenkiau tas. Nu, kad pabėgau, gal taip tiesiogiai nėra, kad... sakyčiau, Paliko mašiną ir vadinčiau tai, kad pabėgo kažkuom. pabėgimu. Gerai, antras. Antras Girkalnis. Vėl tas. Girkalnis. Žodžiu, kertvydas. Jo. Girkalnis 5 val. Vakaro. Žinau tas situacijas, kad važiuoja į aikštelę. Laura. Antra kitokia turi Ta būti. pačia aikštelė, ar į kitą jau. Net ir asmenės viena aikštelė. Jo, ir dvi parduotuvės, tai prie vienos tos parduotuvės. Ir žinau tą situaciją, kad važiuoja ir kaip ir vienas tu to aikštelį. Ir tada važiuoji į priekį. Ir tada važiuoja atgal. Vėl? Vėl atgal. Ir atsitrenki. Pas tave vidrodėlių nebuvo? Vidrodėlių nebuvo pas tave? Laura nusilaužė ir pasikabino, tik Jo. man dažytis. Aš net žiūrėjau, aš net nežiūrėjau. Nu, ten Aš iš Girkalnis. jausmo, jūs vydrat. Aš nesidairau atgal. Kaip jaučiu, taip važiuoju. Nu, O nebuvo tokio, kad jau antrą kartą atsitrenkė, kad jau gal reikėtų pažiūrėti į veidrodėlį, nevadovautis jausmu. Kad į veidrodėlį pažiūrėti, tai ne, bet kad išlipti ir pasižiūrėti, taip. Jau Ką išlipai. pamatėjai? Ką pamatėjai? Pamačiau, kad ant tos Tėvas tos girtas man- buvo. Pagalvojo, lek. Kažkokia bomžė cigarečių planuoju. Tai ką pamačiau, išlipus kitą automobilį, tokį kaip kamaziukas, kažkoks toks didesnis, su kabliu. Nu, Kokios kamazas, spalvos? kaip dabar. Kokios Oi, spalvos? nepasakysiu. Oi, melavė, jis Žiūrėk, mes Tai aš to mašiną modelius. atsimenu, kad didelę mašiną. Nu, Ir vis- biškai Kokios spalvos? Ir, nu, žalia, tai leiskim. Grinai žalios spalvos. Žalis kažkoks kamazas ir kablys kažkoks ten didelis ir aš šitą kablį išdaužiau lempą savo. Ar jis nukentėjo? Ne, žalos nepadaryta man. Ir aš išvažiavai išvažiavau. vėl? Ir išvažiavau. Aha. Taip. O Trečias tai vairuotojo kartas. nebuvo. Nebuvo. ne. Jis turbūt tuo Susišlavytas metu trupiniukus nuo lempos ar tiesiog Ne, palikai tiesiog įkalčius. palikau. Gerai, trečias Išvykau. kartas. Dabar trečias kartas. Žinau tokią situaciją aikštelę. Yra seniai. Vėl. Yra seniai Norfos aikštelė. Aha. Dabar. Mašinų daug. Atvažiuoju mašinų daug, išvažiuoju. Gal mašinų per daug, sakyčiau, aikšteliai. Yra. Kuri diena buvo savaitės? Šeštadienis, turgaus diena. A, taip ir mes galvoju, kad taip vadinam. sakysi. sekmadienis turbūt? Jo. O ko tu važiavai ten? Į turgų važiavai ar į Norfą? Aš. Į Norfą, nes Norfui mėsa geriausia, taip sakydavo kaime pas mus, nežinau. Nevarė trečią Ką Lidlas galvoja apie šitą? Būtent ką? Ne. Tai ne, šiaip Lidlė geriausia, jeigu taip klaustume dabar, bet tais laikais buvo Norfa. Lidlo nebuvo dar tada tokio kaip motelį. Na. Aš Lidlė tikrai nebūčiau ištelį kažkokių nesąmonių. Aha, Tai, grynai. tai va, tai per daug mašinų buvo ir tiesiog, nu, va, taip pat demonstruoti dabar. Suskarbė gali. Mašinų daug čia pristatyta ir aš išvažiuoju, išsukinėjau, važiuoju ir taip turbūt galu. Per kampelį, taip jeigu Vėl žiūrovai galu. nemato, Vėl, va, gal, nu, bet Trečias kartas vėl galvo. bet taip šonų, sakyčiau labiau. skamba kaip mano savaitgalis. Aha, kažkaip tai. Vėl galu, Laura. Ir suprantat, nu ir va Ir tada, ką? kodėl išvažiavau, Dabar taip nepasakyk. nu tiesiog galvoju, nieko jaučiu. Jau pripratau. Jau čia nieko nebuvo. Trečias kartas, vėl galas. Ir niekas. Gangster. Tai tavęs nei kart ir nepagavo. Jo. Visus išnešė. O tai palauk, o Niekur tai nieko. tuo metu kamerų nebuvo aikšteliai? Nu, dabar jau kai tai paklausiau, buvo. Ne, aš nežinau, ar buvo, nebuvo. Ne, aš nežiūrėjau, akivaizdu, tai netikrai. Ir drąsiai po to grįžinėjai tas Norfas visas Nedrąsiai, Ne, jau tikrai. pradėjo Aš mėtyt pėdas. nemegojau naktim. Nu, pergyvenau. Kiek naktų O specifiškai? jeigu... 13-14. Negu, o jeigu kažkas sužinos. Tai visą laiką buvo tas, bet aš galvoju, nepagavo, nu ką, bandau dar. O tai čia kiek tų metų buvo? Jeigu teisės, tada turėjau jau tik 18-19 kažkas. Manau, tam tarpe. Šiaip neilgas tarpas nuo teisų išsilaikymo. O čia šiaip per kiek laiko tarpas? Čia kas savaitę? Ar koks tavo intervalas? Na, kas trečią? 3 mėnesius. Ta savaitė ne jos buvo. Ne. Kažkur, kad kokie 3 mėnesiukai 4. Kaip Iki galvojat, pusės merginas, meluoja jinai ar ne? Ar čia jau reikia man aš Apple? Man tai atrodo visiškai protpisystė čia vyksta. Sakai. Aš žinau, žuvusių nebuvo. Aš kažkaip O kam matau. nepasitaiko? Būtų parišę ten raseiniuose, tikrai. Kad Girkalnį neparišo, įtartina. Girkalnį kiek žmonių? Ne 3 kokie kartais.
Tai iš kur tos Nežinau, žinau, kad Raseiniuose 10 000 likti. O Girkalne pačiam kiek? 3-4. Aš ir Girdvydė. Kaip galvoju, merginos, reikėtų atsakymą iš jūsų. Ką Indra galvoju? Aš galvoju, kad būtų liūna, jeigu tai būtų tiesa. Ir Jau tu dar senatis bus suėjus, ne, jeigu... Mamiškas toks. Realiai, jo. O Jeigu tu dar tu prieš- vairuoji? Taip. Buvau... Ar dabar būna Ar incidentų? tu... Dabar ne. 3 yra iš Šiaip yra buvę dabar irgi. Nu. Neįtraukiau čia į tą, bet buvo, nepatikėsi turbūt, bet atvažiuoju į aikštelę. O tu negalvoji eiti? Atvažiuoju į aikštelę ir jau pasistatau viską. Mašinų yra. Kitų duris taip praveriu, bet oi, pasimsiu rankinuką dar iš čia, taip, ir imu tą rankinuką ir vėjas tas duris išplėšia. Jo, grynai vat vėjas. Nu jau čia, tai, Jozu, taigi netu kalta, vėjas. Tai aš tą ir sakau. Aš kai skambinau, sakau, žodžiu, nepatikėsi turbūt tokią situaciją. Vėjas man pasakė. Kaip manat, ar Laura yra recidivistė, kuris slepia nusikaltimus? Kelių erelis, Bėga iš įvykių. Ne kelių, Aikštelių erelis. Jo. Iš aikštelių tu nelabai ir išvažiuodavau. Nu, mane visai tikino, bet negi nekartojo šito nusikaltimo. 3 padarė per 3 mėnesius. Bet čia ir ketvirto net neįskaičiavo. Nu, Ketvirtas buvo prieš 2 mėnesius kažkur. Man įtartina, nežinau. Aš manau, kad piso protą. Aš manau, kad meluoja. Gal koks vienas jie yra. Įdomu, kad Gal. nepapasakos, kokią mašiną. Aš tuo ketvirtu tai patikėjau. Tuo ketvirtu patikėjau. Bet ne tai iš to vieninteliu, kad... Tas vėjas skamba realiausiai. Jo. Aš netikiu, kad tu sugadinsi mūsų moterų vardą, kad mes blogas vairuotojas. Ai, čia šitaip ant sąžinės. Aha, aš labai tikiuosi, kad tu moterų vakarui neparašy, kad mes blogas vairuotojas, aš 3 kartus įvažiavau mašiną. Taip, aš ir tokias. Ir ta situacija tokia pati aikštelė. Ir čia manau, kad tie kažkas sugalvojo, jei užrašė šitą melą, kad tik tais, o jūs čia bobas šudinai vairuojate, va, bibi. Tikrai čia melas, jinai puikiai vairuoja. Aš manau, kad melas. Mes sprendžiam, kad melas. Maldau, kad nebūtų tiesa. Laura, blėt. Ir jinai nepabėgo. Jinai važiavo. Merginos, tvirtinam melą. Melas. Melas, Ir tu, blet, Laura, turėjai. kaip yra, pasakyk. Atsiprašau, moteris, kad nuvyliau. Bet tai yra tiesa. Tiek metų atgal, mes grįžtam dabar. Bet tai tada kiti laikai buvo. Jau vėl mums kovoti Kitas reikia. mašinas, kitas aikštelės. O tai vėjas kada buvo? Vėjas buvo- Prieš 2 mėnesius Bet tai buvo vėjas kiti tai ne laikai. mano kaltė, vėjas tai Nuvėjęs tai gamta. tikrai ne tavo kaltė, Taip. bet tie 3 kartai. Bet tai 3 kartai, kai man 18 ir dabar 1 kartas, kai man 31 ir aš jau čia... Bet buvo blogėti. dar vienas kartas. O koks buvo? Tu atsimeni per podcastą? Kuri duoda pasakojai? Diorą išgeria 0,7, visas dabar priduos. Policija atsidarius. Ar ne podcastas, Diora? Gerai, važiuojam toliau. Pildo. Viskas, ačiū. Plojimais pasitinkam Rūtos kortelę. Buvau pasimatymę su masonu. Kas tas masonas? Mergytė nežiūri konspiracijos teoriją. Alio, nu šitą. Illuminati ten. Illuminati. Jis tau taip sakė ir tu patikėjai? Ne, jis mane nusivedė ten į guštą. Į pogrindį? Ar tau Ne, reikia ne. e-mailą rašyti, kad tu nuėjai pasimatymą su masonu? Ne, į svečio teisėm. Ir neleido man fotkinti ten. Tai aš nusifotkinau tūlikę, tokį snykiai vieną. O kur tai vyko? Vilniaus centre. Po žeme? Kada? Nu negaliu, aš dabar atskleisiu visą. Masonų dabar atskleis tau vietą susirinkimo. Jis buvo su kaukė ant veido? Ne, tikrai ne. Gerai, kaip jūs susipažinote? Ar jie valgė vaikus? Aš galvau, ar bus, aš klausiau jo, ar ten bus moteris nuoga, ant kurios sušiai sudėti. Ne, nebuvo. Ne Bet tas tu buvai vakarėlis. Bet ar jie valgė vaikus? Nu, ne. mano žiniom ne. Gerai, grįžtame į praeitį. Kaip jūs susipažinot su tuo masonu? Ką reiškia susipažinom? Tai vienas pasimatymas buvo. Ai, čia per pirmą pasimatymą iš karto? Taip, taip. Bet tai per kur vis tiek susipažinot per kažkur? Tinderis, kas ten Jo, kažkas. Tinderį turbūt. Jo. O tai Masono senas apsas buvo? yra. Jis senas, ne? Ne. Gal net jaunesnis už mane, dabar neatsimenu. O koks amžiaus cenzas, kad patekti tuos masonus? Nu, ten ne masonas, 4 metai. masonas, bet kažkoks klubas. Tipo. Nu, ten išgerino siemkę ir jau gali. Ne, ten pono, tipo. Gerai, pono. bet dabar ir jūs iš karto jis tave pakvietė ir eidam ten, ar dar prieš tai buvo prieš istoriją? Prieš tai susitikom Okay. ir jis sako, aš turiu masonų appsą. Ir... nu, čia jau pis... Masono appsą? Nu gerai, ten nebuvo masonas, ten buvo klubas kažkoks. Okay. Ir sako, aš ten matau nėra per appsą, kad nei vieno masono nėra guštoj. Ir sako, aš nusivesiu tau parodyti. Gerai, viskas. Ir aš sakau, jo. Tau greičiai, masonai, Ne, tai čia tam būtų orų neįdomu. programėlę tau atidarė.
greičiausiai masonus rodė. Ir grifų gūžta dabar tu tiesiog... Ei, mane įtikino. Aš, patikėjau. Ir tu nuėjai, ir ką ten jūs Tarp radote? kitko, mes ten, jis man padarė ekskursiją. Apėjom visą masonų gūštą. Ką ten radai? Šiaip nieko, ten labai prašmatnu. Ten prašmatnus toks būtų. Nu, nes masonų, taip. Nes masonų. Ir tada jis nusivedė mane į balkoną, kuris į centrą. Ir sako, einam pažiūrėti, ką paprastieji žmonės veikia. O kelintas aukštas buvo? Antras. Okay. Ar Čia pajavai iš antro per tą aukšto balkoną kaip matėt? popiežius? Kam? Mojavai išėjus į balkoną. Nu, aš jau įsijau, aš galiu vaidmenį paimti, aš jau buvau tokia. Skamba, kad Rūta Jūs pirmą einat kartą nuėjo į Janą Mešą. Ką veikia paprastieji? Na. Aha, gerai. Ir ką paskui, jūs dar bendravot su juo? Kaip tau ta masonų gūžta? Nu, aš mintyse užsirašinėjau, kad čia geras story time'as, aš galvoju, čia man reikia šitą įsiminti. Išnaudoti. O, stand-upui panaudosi. Na, gal. O ten priema moteris? Kaip? Moteris priema? Tu jo. Nes jo, tikri masonai nepriema. Bet čia jau tie modernieji, tipo, tai jie priema. Okay. Jo, jeigu nežinau. Kaip Čia greit kaip iš ten naujovė. bėga? Jeigu tokia. aktualu kažkam. Gerai, tai jūs ir išėjot iš to, ką dar su juo bendravot, kaip nepavyko santykiai? Nelabai. Ar tu išblokavai per tą programėlę? Ne, kažkaip tiesiog nesusirišu. Nu, tu matai ne jų lygio, vis tiek ne. O masonė. App Store galima rasti tą masonų programėlę? Nežinau, nebandžiau. Gal ne? Suvės dabar patikrink. Gerai, bet tai tau jokių klausimų, nieko nebijojai, kad tave vedasi kažkur ten aukoti, ką tu taip drąsiai eini į tos... Man keista, bet ne, kažkaip nesudėjau. Ne patys geriausi. Pasakė masonas, gal, nu gerai masonas. Nu, Tai įdomu. masonas, nu važiuojam. Tu galvoji, kad nikneimas čia bičias. Nu, gal ir... O atskleidė kažką tau, papasako daugiau apie jų, ką jie Lietuvoje tie masonai, nu ką jie priima. Nu, tai jie ten susitinka, ten networkina, tipo, ten kažką kalba. Tipo, nieko įdomus iš tikrųjų. Neatskleidė. Tiesiog kalbasi ir... Jo, šiaip kompromituojančio nieko neatskleidė. Tiesiog podcastą daro 3 bičiau, kaip visamas masonas. Bet rūmai kaip pafaktas. Nuėjo į savaitės ryfą tiesiog rūta. Jo. Ir Emilis toks. Aš nežinau, ar jis iš nama, ar tas apsas buvo, vėlgi, dabar nepasakysiu. Gal savo norėjo palikti įspūdį jo iš namą, Nu, bet tai teisingai faktas, kad kažkokį norėjo. apsą ten gal. Norėjo pėst. Milda, tu Ar gavo? taip Ne. pyli labai. Kaip galvoji? Neteko Semo, nenustepčiau, kad taip nutiko su Rūta. Tiesą pasakius, bet dar nesu įstikinus. O jis buvo su to skafandru tokį. Jis turėjo uodegą. Ne. Toks galiukas kažko. Ne. Hemarojus jau čia. Čia žinok, ne. Gerai, tai Nu, ką žinau, man kol kas šiaip skamba, man kaip visai tiesa, nes toks crazy faktas, kad Rūta būtų. Va būtent, užtaupius, kaip sugalvo tokį melą. Tai... Bet, vat ir nežinau. O prieš kiek čia metų buvo? Nes... Kokius 4 gal. Nesąmonė, tu su Safo draugavai. Ne. Bandyk taip atrodo, ne? Prieš 3,5 gal. Su Safu. Ai, tai po šito variai su Safo, ne? Jau tada Jo, po to... Aš žemiau jau nebekrysi. Ką galvoji, merginos? Nu, kad Tiesa ar ties, melas? aš, o ką, Linčių lyg tiesos. tu ką galvoji, kad... Aš Vilniuje negyvenu, ar pas jus čia yra tokie? Gali būti, žinok, čia visko. Čia tiek visko yra. Ko tu klausi, nors Laura apšiai iš Rasenio, po to Kaune gyveno. Jinai sako, pasivyra. Žinai, aš tikiu, tu gal iš Vilnių. Aš iš Kauno. Taigi jūs apie Vilnių Va, gyvenate Indrė dabar. irgi ne iš Vilniaus. Iš Vilniaus, nu tai yra masonas. Indrė. O Yra Jezu, toksai? ir ne vienas. Nu, tai jo. Skamba kaip naujoji karta. Naujoji Vilnių. Čia gal tie patys, Ne. čia tie Senais patys bus laikais tie, kitaip. kaip ten, kur susieina ten. Vėl tie patys, kur, ne? Tie, kur susieina mylėtis žmonės. tie. Jo, Svingeriai. Pusbroliais. Ai. Tai čia, nu, tai čia gal kitoks. Tai čia ten pusbrolis buvo. Ne, ten buvo ponai. Ponai. Nu, ponai svingeriai. Ponai, svingeriai, masonai, brūkšnė. Nu, bet nebuvo, jokių įkalčių nebuvo. Bet tai ponai, tai tas bičias buvo pasiturintis. Nu, toks ponas, jo. Su pačiukais toks buvo. O tai per pirmą pasimatymą jis tau kokią gėlę atnešė? Jis sakė, kad jo lakierkos kaip princo Čarlzo to pačio. Jau čia kūrė, man atrodo. O man kaip tik. Man kaip tik faktas, toks, aš patikėjau iš karto. Čia su patukais buvo. Man gerai, merginos, reikėtų atsakymą iš jūsų, kaip galvojat. Tiesiog ISM Čarlzas tai studentas. ne tas senukas. Tai senukas. Ne senukas. Tai kodėl jis norėjo tokių nemadingų batų, nes ne jisai jaunesnio princo? ponaitis. Masonai jie. Alio. Aš tai jaunesnė Aš sakau, imčiau. Rūta, kad tai tiesa yra ir tu galbūt netgi dabar esi viena iš jų. Jo. Sutinkat, kolegės, kad tiesa? Sutinkam jau. Tiesa. Rūta, ar buvai pasimatymę su masonu? Taip. Aišku, kad
Buvai. Aš netikėjau tikrai. Aš galvoju, visiškai nesąmonė. Ačiū tau, nes galvojau, išeisiu iš čia su savo tom istorijom. Jo. Mane papirko tie bačiukai, žinok, šiaip tikrai. Gerai, važiuojam toliau, merginos ar pasiruošęs? Pagaliau, Žiūrovai pagaliau. pasiruošę, dar turi nereikės. Super. Gerai, paplojam Mildai, kuri traukia savo antrą kortelę. Milda, skaityk. Per kalėdų mišias užsimaniau į tualetą ir kunigas mane nuvedė į specialų tik šventiesiems skirtą tualetą. Šventiesiems netgi. Jo. Milda Jie the Great. sustoja šventieji. Šventom duosmėmis. O tai jisai veda mišias ir tu tokia serė. Turim reikalą. Kaip įsiprašai? Čia beje norėčiau paminėti, kad čia buvo net ne Lietuvoje, Barcelonai. Oho. Sagrada de Familia bažnyčia. Aha. Wow, palaukit. Iš karto. Bet popiežius nuvedė tenais, kur. Ne, bet aš norėčiau tikėti, kad jis buvo aukšto rango Per šventikas. mišias. Ten buvo beprasidedančios mišios ir aš tiesiog visą laiką tokia į tualetą laksinti esu, aš iš karto nieko nelaukus susiradau, kažką čiupau, žiūriu, kunigas kažkoks, nu tai gerai, sakau, tai gal jeigu tu jau, tai gal Bet gali tu mane jau jį palydėti. paėmėjai nuo altoriaus. Tai ką reiškia, ant tiek norėjai įsisiu? Ole, Bet nematai. Ai, pati pirmą nuo altoriaus pasičiupau. Jo, kai labai noriu tualetą, galėčiau ir nuo scenos kunigą pasikviesti, bet ne, jis kažkaip pro šalį kažką ten. Ne, buvom išgėrę, prisipažinsiu, nebaisiai ir atsimenu. Tai vad nuo to reikėtų pradėti. O jeigu ten buvo tiesiog kažkoks šizofrenikas, kuris apsirengė kaip kunigas O ten iš ir viso tave į bažnyčia klausyklėlę buvo? nuvedė ir tu tiesiog primyžai klausyklėlėj. Šventųjų. Šventųjų. Buvo ypatingas tualetas. Jo, pisuaras buvo. Nieko įspūdingo labai, beje, nieko įspūdingo. Nieko įspūdingo. Nu, kad dalina per Jo, po to visi dalinasi to vandenuku. Tu sisioji tą, kur visi mirko rankas ir žegnojasi. Bet Labai gali būti. Su kuo? Na, jau čia reikėtų. Ne, o kiek tuo metu buvo? Nu, tai dabar čia kiek su minugų draugaujam, šiandien skaičiu. Jau čia irgi reikia nesuklysk. Nu, prieš kokius, nežinau, 5 metus. Tai kiek man dabar 30? Nu, apie 30 metų man. Prigėrus bažnyčiai, nori sysiu. Barcelonai. Aš noriu pasiaiškinti situaciją. Prigėrus užsienį bažnyčiai, nori sysiu, pasičiumpi kunigą Tokie palauks jie altoriaus visi. ir tada sakai, Į dar ispaniškai. ar jau buvai tokiai stadijoje girtumo, kur lietuviškai, galvoju, pohui supras. Žinai, ant tiek akivaizdu. Ne, man atrodo, mes angliškai susikalbėjome. Man atrodo, man įtartina. O Ką reiškia, kaip man Milda atrodo? sakei tam kunigui angliškai? Tikrai neatsimenu, žinau, Aš dabar kad dabar pati sakyčiau. O kodėl Kiek jis tau buvai išgėrus? neparodė tiesiog, kad ten Aha, tualetas? kodėl jis tave tai- lydėjo? Nu, tai bažnyčia, tai nėra taip jau akivaizdžiai. Kaip tu buvai apsirengusi? Gražiai. Kaip mažas berniukas. Gražiai. Dėl to ir palydėjo. Į ypatingą tualetą. Tai vadinasi šventasis Tai jau kaip ir tualetas. vadina jie tos talent. Kamera buvo tenais? Norėčiau tikėti, kad ne. Kiek tavo vaikui metų? Metai. Nu, tai nieko bendro neturi su mano vaiku. Nu, gal 4 metus nešioji, ką aš žinau. Šventasisgi, žinai, reikia Marino. šventą ilgai išnešioti. Tai gerai, jis tave sustabdo mišes, jis tave palydė į tuoliką, Ir tu laukia. pasisioji Ir tada ir jis grįžta. Ne, jisai negrįžta, aš grįžtu klausyti mišių. O jis pasilieka. Ai, ne, palauk. Palauk. Jis mane tik palydėjo, jis neliko, nelaukė manęs. Jisai grįžo, ten ką Jisai sako, gerai, baigiau ties kurio sakiniu. Tiesiog tęsė toliau, ne? Lik niekur nieko. Dieve mūsų. Aš noriu tikėti, kad jis tuo metu tų mišių, kad tai patikslinti, nes aš matau, kad tai eina bloga kryptimi. Jis nevedė tuo metu mišių, jis ten ėjo gal link to, bet dar nebuvo pradėjęs. Jis sako, kaip Čia mes turiu apie laiko. mišes šnekam, ar jau apie tualetą? Jis ėjo link to. Aš tiesiog noriu pasigryninti. Čia, žinai, keblu. Keblu, šiaip keblu, nežinau. O tai kaip tu atsidūrėjai bažnyčioj? Čia dėl to, kad buvai girta? Ne. Ar kad labai... Galvoju, prasičiūkins, Dievo norėjau baimingą? vandens, tai galvoju, šventinto atsigers, prasičiūkins. Ne, mes tiesiog buvom su draugais Barcelonai, šventėm kalėdas ir išėjom, gyvenom prie Sagrada de Familia ir išėjom pasivaikščioti. O ten įprastai labai daug turistų. Ir sakom, vartai pradaryti ir žmonės ten eina, nu tai bandom ir mes. Įėjom, o aš nepagalvojau, kad ar ir į tualetą norėčiau. Taip ir nutiko. Ir nemokamai buvo galima. Melas. Auka, už auką. Mokamai Nes į ten Sagrada mokama Familia. Tai per mišias per kalėdas naktį. Ir kai tokio stadijoje girtumo Ir nėra daug nemokamai. žmonių.
Žmonių buvo pilna bažnyčia. Tai kaip jūs ten tilpat ir dar kunigą Tai papurtėt? jau atnešinėjo tas išskleidžiamas kėdės, pridėjo ten gale. Nes buvo toks bokštas tų kėdžių. Tu tikrai bažnyčiai buvai? Tu nori pasakyti, kad per Jėzus gimtadienį. Ėjai. Nekviesta. Kas kvietė? Durys buvo atviros, aš kviesta buvau. Primyžiai gimtadienį. tai- Nedyškai fys kontrolo nebuvo, ne? Toksai, kur pripisus atsileidžiam visas. Ne, jis iškart nurašo, tai aš buvau išgėrus, aš nebuvau prisigėrus. Ne 07. Nebuvau 07. Kaip Vita galvoja? Jums būtų nueisi bažnyčią dar ir... Vita kaip galvoja, meluoja ar ne? A ką žinau, man sunku pasakyti, nes iš pradžių galvoju absoliutus melas bullshit. O taip, o pasisiojai ir grįžai į mišes, ar tiesiog tik tiek? Ne, aš jau paklausiau darbiškim, bet nuo smilkalų ten blogų mums pasidarė greit išėjom. Kas buvo? Nuo smilkalų blogo tai pasidarė, žinai, tas papas toks. Tai neėjai vėl purtit, kad vemti Bet man tiesiog, žinai, tas, kur pirmą tiesą, aš nusdažiau juodai plaukus, antrą, aš myžau bažnyčioje tiesiog. Pripis. Neįtart. Kaip galvojat, reikėtų atsakymą? Tiesa ar Manau, melas? kad melas. Kad išgerus buvo, tikiu, Tiesa. kad ant tiek, kur sakė aš išgerus, nesakė, kad prigerus, Jo. kad jau pačiuptų kunigą. Aš bijočiau, nes aš galvočiau, kad, paprašysiu pamėšti ir diems man paspįsti ir aš Bet tu paspįščiau. supranti, kad tu jau pereini į kitą lygmenį draugystės, jeigu jau sisioji su kunigu ir tave lydi. Ne tu su jau kunigu. Gerai, Jeigu taip atrodė, tai ne taip nelįskime buvo. tas smulkmenas, bet kuris tave palydėjo, daleiskime. Gal ir kartu tuo metu nesisioji. Numyžino, kitaip sakant. Atrodo, kad jau jūsų Tave pūslės pamyžino geležinės. ir tu jau tokiam santykiu su kunigu tave pykina nuo smilkalų, kuris juos smilkina, negali pasakyti, ar gali biškė, nes mes ką tik Jis jau smulkino. buvo išėjęs, tai nebesakiau jau. Tai jis jau išėjo. O, Lydėjo ir išėjo. o į tualetą ar ant padžiuko reikėjo? Tuomet, tai Ai, nes aš galvoju, vis Ar tiek vaikam paruošė. Į delinukus kunigo. Reikia. Nežinau. Aš kaip merginos, sakykit atsakymą. Tiesa ar melas? Melas. Melas. Mes manom, kad tai yra melas. Melas. Fiksuojam melą. Prašau, Milda, O ką ar publika? buvai... Ne, pala. A, jo, publika, Gal ne? publikos va. Publika, pasakykit tiesa ar melas? O, labai pasiskiršius publika yra. Milda, ar buvai išgerus bažnyčioje ir myžai kunigui į delnus? Milda, pasakyk tiesa ar melas? Tiesa, tai. Nuostabiai, sveikinama Bet kaip Vaitėlės man tiek, kad komanda. nusdažiau juodai plaukus ir po to primyžau tiesiog bažnyčiai. Neblogas šuolis. Nenorėjau testinti iš karto. Ne, bet Jau buvau, šaunuolė. jau buvau blondinė. O pasaky, iš kokios šalies esi? I'm from Mes Lithuania. nebuvo tiek laiko mišios jaučiu žmonės. Kietos nedarė žodžiai Ispanijai. Bičiuli, ar artėja tavo vestuvės, įmonės balius, ar tiesiog krikštynos? Nežinau, nuo ko pradėti. Kas tai planuos, kas papuoš ir kas įgarsins? Tam yra brizit.lt. Kad paslaugų nereiktų ieškoti neaiškiuose skelbimų portaluose, juos atrasi tame puslapyje. Vestuvių planuotojas, DJ, barmenai, maisto atvežėjai ir patiekėjai. Nuostabūs renginių vedėjai, kurie suteiks savo vakarui nuostabią atmosferą. Ferėkit, ir tai po vienu stogu, viename portale brizit.lt. O svarbiausia, brizit.lt rasite lokacijas, kurios atitiks jūsų poreikius ir reikalavimus savo šventijai. Nebereikia senelio pašiūrės, kaimo turizmo sodybos, dvarai, pokylių salės. Viskas vienoje vietoje. Tad ponios ir ponai, brizit.lt. Gerai, tvarkoj, einam tada prie Indras. Kartelės plojimai Indrai. Taip, vesdama telelotos sutikau savo pradinių klasių mokytoją, kuriai padėjau laimėti geresnį prizą. Aš kontrakto neturiu. Senatis. Ai, tu jau vis. Taip. O kokia užduotį, kokia rungtynė? Ne, geriau papasako, kaip galima laimėti ten apgaulės būdu visiems. Jie laimingi kamoliukai ir skaičiukai. Ar tu padarėjai abrakadabrą? Ne, su kamoliukais nieko nepadarysi, bet yra... Oi, kaip dar daug ką padarysi. Nu, ne su dviem, ten jų buvo daugiau. Čia žinai, kur Oi, tu vieną daug dar po daugiau vieną. padarysi. Eskit akmenį, kas su kamaliukais nežinai. Viskas gerai. Mes juk akmenų neturim. Jinai visą sezoną rideno Viskas kamuoliukus. gerai. Viskas gerai. Taip, viskas gerai. 8 sezonus 8. ridenau. O. Po to galėsiu
Gerai. Kokioje rungtyje? Taip, kokia rungtis? Ten nerungtis, ten yra studiniai žaidimai ir ne kamoliukų traukimo, o yra studinis žaidimas, Seifas. ne seifas, nes aš jau vedžiau vėliau, kur reikia atidaryti langelius. Korita. Taip, Aha, vadinamoji. ačiū, korys. Taip. Koriuką atidaryk. Ką ir tu ten jie pradėjai įtikinėti? Ne, tu, matai, vis tiek yra, tu apsiskaičiuoji, nes tugi žinai, kad jeigu yra tenai 8 langeliai, tai yra pusė per pusę. Okay. Tai jeigu į studiją ateina dalyviai, negaliu patikėti, kad aš jau į minusą ir viską išdavinėju, tai tugi pasiskaičiuoji ir patys žaidėjai, jie pasiskaičiuoja, kad jeigu ateina, pavyzdžiui, ne vienas žaidėjas, žaidžia 3, tai ir jeigu atidaro langelį, ten yra piniginis prizas, tai tada atitinkamai kažkur yra tas didesnis prizas. Automobilis. Ką laimėjo? Automobilį. Taip. O iš tūkio imčiau. Tu tiesiog gali apeiti tą korį ir žinoti, kur yra prizai ir pasakyti tai. Aš negaliu sakyti, bet aš Bet tai kaip tu galiu jai, nesakydama pasakyti. O kaip tu tai Taigi, žinau, jie įkalbinėja, kaip būna. Ne, tu žiūrėk, taigi mes žaidžiam. Ar jūs tikrai norite? Ar jūs tikrai to norite? Ar tikrai jūs to norite? Kameras gi iš tos pusės, pavyzdžiui, dabar irgi žiūrovai gi nemato. Pradinių klasių mokytoja, taip, ne? Ar ne? Taip. O tu žinojai, ar tu ją vietai pamatai, kad, o čia mano mokytoja, aš jai padėsiu. Labą dieną, iš kur atvykot? Apsimeti, kad nepažįsti. Ne, neapsimečiau. Tai prieš kameras Nesakiau taip jau, kad akivaizdžiai labai jau turėjom kažkokį asmeninį tokį, žinai, 12 metų santyki, bet kad tokį santyki turėjom kažkokį. Ištedai. Taip. Tau Vita su tuo. Aš šiandien Lesbijanka. Aš senai gavus. Gerai, tai jinai ir galvo ateina. senai gavus. O kaip išsirenkat iš publikos, iš studijos žmogų, kuris Niekas ateis ten? neįsirenka, dėl to va ten ir trauki komoliukus tuos laimingus, čia Vitos tema. Dėl to, kad tu trauki visą laiką bilietus, ant bilieto yra skaičiukai, kur tu kvieti į studiją dalyvius. Tik tai tie, kurie laimėjo patekti į studiją tam, kad galėtų laimėti didesnius prizus. Tai tu nežinojai, kad neateis. Aš nežinau, aš tiesiog sutikau, nes Tu atėjo ir tada tu iš geros širdies, jai. Nu, mane gaila, aš tikrai labai džiaugdavausi už kiekvieną. Ką darė? Bet tu matai ir pavyzdžiui. Kiek darėsi iš teleloto pinigų pavogus? Taip. Ne savo, tėvynė ir žmonėm. Nesivark. Kiek būtų, kiek mašinų. Dar dabar man žmonės prieina ir ačiū, Indrelė. Na, bet dėl to jaučiu, kad leido, ne? Nes per daug išdalė. Taip, į minusą teleloto. Po to tau dėkojo, parašė tau žinutę. Aha. Ar palaidos pakalbėt kažką? Ir jo. Pasiėmei aišku. procentą? Nu, žiūrėk. Kas yra procentas? Nu, žiūrėk, to jau korteliai buvo, nebuvo, yra, nėra, bet faktelis yra. Gero norėjau. Kokią mašiną laimėjo? Aha, kokią mašiną? Nes mes... Džipą, baltos spalvos. Jo, Ten tik pežo būna. Niup. Būna dar Nežinok, būna. Vados ten, kur būdavo. Būna vis. Nes džipo tai nesu mačiusi aš tavęs. Džipuką, klausykitės. Nemai. Ne džipą. Džipuką. Džipuką. Nes Žaislinį? visureitis jau žinai, kuris yra su 4 ratais. Mašinėlė tiesiog. Jo, mano tėvas įsteigė šitą prizą. Tiek kitos ir naudos. mašinėlė. Okay. Pasiekimų dabar nebus, kad ten čia Nu, va, aš irgi galvoju dėl to, kad dar tu drąsiai taip drąsiai pasakotų. gali pasakoti, nes jaučiu sutartėliai, kokio Nėra, jau televizijos senai. kažkas įrašyta. Ai, be to, perduodu linkėjimus Giedrės gimtadienį šiandien. Paplokit Giedrį. Gedrė! Gimtadienio. Gėdai su gimtadieniu, o Kreipkis man į iš Indrę Romatėlės Dovilės. reikia atsakymą. Lemba, nežinau, kaip ir... Atrodo, meluoja, žinai. Melas gal kaip ir... Gal ir melas. Man tai čia Indrės tema labai gera širdį yra. Bet ar tu taip Kad tik žmonėm sakytum padėtum. viešai, nebent nori Aš neturiu pasirodyti ko. gerą labai prieš O tai ką, jinai ten akį pamerkė vieną. Prieš mirtį jau nebesvarbu. Aš sakyčiau, padėti gali, bet ar jinai mums čia sakytų dabar? Tai va. Bet tai, kad čia legalu viskas buvo, legaliai. Taigi, aš kontraktą turiu, tu patigi žinai, kontraktas yra, kol tu filmuojasi, viskas, kontraktas Ir baigėsi ir... Nu, bet tau gėda galbūt. Bet čia dėl žmogaus, dėl gero dalyko. Tai net nesu... Ar taip jis laimėtų? Nu. Tai aš tiesiog truputį padėjau, kad Šiaip net laimėtų daugiau. Po to jos niekur nekvies. Tavęs nebes LNK nebesamdys tavęs, aš tai girdžiu. Aš manau, nesakytų, nes nekviesiu. Vardan tavo Indrė, kaip sakant, Ir aš gerovės jas- finansinės Čia, žinai, gal buvo sveikatos. viena iš mašinų, kur tu įvažiavai. Gali būt. Galimai. Galbūt. Buvo balta, nebuvo. Iš to antro Baltos net ir karto. nebuvo. O ką tau dėstė tą mokytoją? Baltos pas Dioros skrandį buvo.
Tara Vildienė mokytoja. Ir tau gerai sekėsi matematikoje? Hujo. Dėl to ir padėjau. Nu, kaip manot, merginas? Mano melas. Meluoja ar ne? Ar vis dėlto manot, kad... Nu, aš matematikos mokytojai nenorėčiau padėti. Jo. Ja. Aš tai norėčiau. Bet tu nežinai, kiek ta matematikos mokytoja man padėjo. Nu, bet aš dabar Nes esu... mane išplukdė, ant tie gerai išplukdė, nes mano biologijos mokytoja galvoja, kad aš būsiu daktarė. Nu, bet aš galvoju, ar tu čia sakai, kad dabar... tu laikei valstybinį matematikos. Taip. Tu Kiek gavai? Labai ne ką. Taip, bet nemanau, kad padėjom. Gal ir buvo ta mokytoja, bet kad padėjai laimėti, aš nemanau. Aš manau, kad teisybė. Bet ir išsiskiria. Pažiūrėk į mano istoriją. Ne, nu Čia tai tikrai tavo matosi išveikia, ne? Čia gali būti teisybė. Oi. Aha, Kelkintas. Gerai, aš manau... 100% kontraceptikus kažkuriai gerti. Melas. Nu gerai, mes sako melas, Diora, nepyksti. Aš sakau tiesa. Jeigu ką, žinosim, kad tu buvai teisė. Gerai. Da, Kiek galiu užtenka? pasiūlyti tai tau. Ką manom? Demokratija. Arba 1000 eurų gali tau. Indra gali tau. Melas. Melas, fiksuoja melą, taip? Jo. Ką galvoja publika, tiesa ar melas? Nu negalima. O jūs kada nors sakėt tiesa? Nesakė. Sakė, 30. Kažkas tai sakė. Gerai, Indrė, prisipažink prieš visą Lietuvą, ar padėjai savo mokytojai laimėti geresnį prizą? Žiūrėkit, mokytojas nebuvo. Ačiū labai matematikos mokytojai, aš tikrai nepadėčiau. Va. Ta, ką patyriau. Linkėjimai. Linkėjimai matematikos mokytoja. Va dabar žiūrėk, kur aš. O sakai, nieko nepasieksiu. Ir mes sakėm, kad melas. A ne? Taip, Mes taip. ir gerai. Taip. Aš žinok, džiaugiuosi ir aišku, kontraktai buvo labai... Mus tikrindavo ir mes niekada nežinodavom, kur kas yra paslėpta, kad nebūtų tokių visokių akių. Aš ir galvoju, koks tavo kontraktas, mano visai kitokie kontraktai, galvoju, kad čia... Jūs turit kontraktą? Gerai. Tvarkoje, sveikinam arbatėlės komandą su tašku ir plojimais pasibaigiam Diorą su savo antra kortelė. Susimačiau su klasioke dėl to, kad aš rašinėjau jos bernui. Jinai tave mušė. Čia podėktinės? Ar jau tada parašiai, sąžinė užgraužiu ir tada 0 siemkė? Ne, čia buvo kita istorija, visiškai nesusijusi. Jos tiesiog ten tada nenorėjo gerti, nes fizus prieš tai išgėrė ir sakė, ne, šiandien negersim. Ir aš tokia, kaip suprast? Negersim. O čia dabar. Kiek šiškos istorijos? Čia buvo tiesiog mano geriausia draugė. Pasakė geriausia draugė? Nu va, Taip. Laura savo kneilo. Ne, nu tai aš su ją palaikiau gerus ryšius ir mes įsimylėjom tą patį berną, klasioką. Bet jinai jau buvo su juo. Jo, nu jinai, ta prasme, norėjo su juo deitin draugauti. Tai buvo ar norėjo? Taip, Ne, nu mes kaip tu? abi norėjom. Jo. Bet tu slapta rašiniai. Jo, mes susitarėm. Mes kad tu rašinėsi jos Nu, berną? mes, ta prasme, mum abiem jisai patiko ir mes susitarėm, kad, nu, Tu trečiadieniais jinai... ten jos yra ir aš nekišu kojas į tą teritoriją. tiesiog. Ir tu tokia... Ir jinai pradėjo ten su jos rašinėti kažką ir aš taip, jinai pasakoja ir man taip smagiai skamba ir aš galvoju, aš irgi noriu. Ir ką parašiai? Kaip aš pradėjau rašinėti, tai neatsimenu, nes aš ten jau daug metų praėjo. Bet Kiek? tiesiog maždaug ką tu, gal varom ten kvadratą pažaisti. Gal varom 0 siemkė išgersim kartu. Aš buvau kvadrato, beje, komandos kapitonė, tai aš turėjau pritaką. Tiesiog tavo pasiūlymas buvo kvadrato pažaisti. Tiesiog jie norėjo supyzdinti per kvadratą, Na, bet aš buvau gavas... kapitonė, tai mokyklą. Kaip jinai Mano sužinojo? labai stiprus buvo smūgis. Bet nu, aš jaučiu Aš tavo... tikiu, aš dabar jau tikiu. Kaip jinai išleido, Čia kaip bus tada, jeigu tiesa. Jo, kaip jinai išsiaiškino? kad tu rašinėjai? Pamatė. Kur? Pas jį ar pas tą? Pas mane, nes daug fotkas pažiūrėti. Jisai parašė tau. Ne, nu, tai tiesiog, aš ir turbūt taip daryčiau, viską pračekinu, ten žinutės nuėjo ir viskas. O, tai jinai pyzdo. Tai jinai įtarė gal? Tai tokios jūs draugės. Jo, šiaip labai bloga draugė. Dar draugaujat? Nu, šiaip Ne, ir jinai ne ką. Nu, jo. jinai po to išėjo kitą mokyklą. Bet viena kitos vertos, žinok. Na, Tai gerai, kaip įvyko muštynės dabar? Jo. Detalę norėtume. Nu, mes čilinom pas mane ant lovos. Aha. Ir būdavo tokia mada, nu, pasifotkint. Nu, ir po to mes jam jau žiūrėt tų nuotraukų. Nu. Ir po to jinai paėmė mano ragelį, bet tikrindama ir tiesiog, nu, pamatė tą žinutę. O kokį telefoną turėjai?
Lemba, iš Gerai. Tas toks atverčiamas Ta Samsungas. žiauriai Tai prabangu. aišku. Muštynės, prabangų muštynės, atlenkimą. kaip vyksta, kas? Na. Už plaukų. Su liemenėlėm, su bikiniais, ne? Meduje. Šiaip buvo kruvinos peštynės. Bet jinai Mėnesinės buvo Nežinau, aš tiesiog gyniaus, tai... gynė, Jinai jinai ką pirma? malūną darė, kokia buvo taktika. Nu, mes tiesiog taip kibom viena kitai į atlapus, nukritom nuo tos lovos, tada Kaip buvo dar seksi. stalčius atidarytas, tai tą išlaužiau ir po to iki 12 klasės tėtis nesutvarkė man tos stalčius, visą laiką būdavo mano sasviniai. O tai kas laimėjo? Nežinau, tiesiog ten išsidaužėm, atbėgo mama, kas čia vyksta. Ne, jinai parašė Simui, pati parašė. Ir taip kažkaip po to mama išskyrė, tada tiesiog išeina ir viskas. Ir po tai to... Kam liko tas pinčiukas? Kaip? Kam liko tasai? Bičiukas, kas. Ne, tai mes nei viena Simui nepatikom, tai tiesiog. Ai, Viskas tau. kaip ver... Mano Čia įtaka. skamba kaip tiesa. Jo, čia jau didžiausia tiesa, jo. Galiausiai tai tiesiog susipyko. O tai jūs nesusivienijat vėl, kai nei viena nelaimėjot? Po to dar galėjot tymą padaryti, kur tipo, mes nekenčiam Nekeliam tymo. jo. Ne, mes po to tiesiog gal buvo toks kaip patyčios mokyklai toks etapas tarp mūsų ir neišėjo kitą mokyklą. Ką reiškia tarp mūsų patyčias ir išėjo? Nu, kažkuri net laikė. Aha. Pavadinkim taip. Kažkuri viena net laikė psichologinio tos spaudimo. Jo, žinau tą. Jo. Gyvenime teko patirti. Dior ant grūzo 07 teko išleido. Užkūrė patyčias ir išmetė tą pizdą. Tai gerai, jūs Been there, susimušėt. done that. Sakyk, kraujo yra, tai kokios traumos? Jo, atėjo atpleistruotas ten? Ne, nu tai tokios apsidraskim tiesiog. Na, aš neatsimenu tiksliai, ten įbrėžė man į ranką, čia kraujas biški bėgo. O jūs tai man jau čia klasiokės? atrodė big deal. Jūs klasiokės mat, ar ne? Nu, geriausias draugas. Tai kaip po to jūsų santykiai? Nu, tai nieko, tiesiog vyko spaudimas ir kažkur viena pasidavė. Ar sėdėjot kartu, ar ten Ne, spjaudei buvo, tu ją į aišku, veidą? buvo problemų, nes mes kaip geriausias draugas Bet jai sėdėjom patiko. vienam suolė. Nu, tai po to jau mokytojas ten būdavo ir pasiveda ir paklausė šonę, kodėl, ta prasme, jau sėdi gale ir ten. Gal- Mes nebenorėjom kartu sėdėti. Jaudit. Kodėl jūs Kodėl? Nusiprovojat, Diorą. Apsidraskėm, jo. Spjovė jai? Ne, taip O nesugalvojau. tai kokie tavo Tiesiog smūgiai buvo? išvarykit. Parodykam Lauros. Aha, parodyk smūgį. Ne, bent jau pradžią. Ne, nu, Kas Smūgi, tas jau smūgi. Tempi plaukus, žinai, tempi plaukus. Tada jinai ten man trenkė į veidą, tada aš jai spyriau koją, tada jinai krito ant stalčiaus, šlaužėm ant stalčių. Ubagė velnių. Tau stalčiaus labiausiai gaila, žinai. Atrodo, paminėjo ją kartą. Į draugę, nei bernas. Na. Ne, nu, po to būdavo gėda, nes ateina kokie svečiai ir tas stalčius. Dar apie stalčių turi pratęsti. Ir tėtis nesutvarkė. Ir Diora dar iki kaip šiol gerai nesutvarkytas? gyvena šiaip. Ai, sakiau, Diora taip gerai gyvena, kad jos problema namuose, tikėtingiausias dalykas jos namuose buvo stalčius. Sutvarkytas. Tai kaip prieš žmonės. Jo, po to jokinga, nes kito, net nepasakosiu. Ne, tai sakyk. Turelės dar kažką istorijos. Žinai, tu nesakyk, ko nereikia. Buvo kita draugė ir mes grįžom paryčiais ir jinai privėmė man į tą stalčių. Va čia yra tiesa. Patyręs daugiau negu mes. Kita draugė dar Kita kiri. draugė privėjome. Matai, nieko nėra blogo, kas neišeitų į privemtą stalčių. Tai irgi gali draugiai perduoti linkėjimų. Wow, Ką dabar jie veikia? Kur jie dabar? Veikėjai. Ta, kur susipykom, tai būdavo mama sutinka jos mamą. irgi suspėstina. Maksimai Tai mano Dioras nemušė. Šiaip tai jinai apkaltino, kad aš lesbietė esu. O, Prieš šitą gandą. O čia jau Ką riba. reiškia? Ir aš tik atsiprašau, tu pati lindai bučiuotis. Ai, ant tiek Jo. mes jau. Ir aš galvoju, Va, tai laižėtės. labai blogas plot twistas, kad Gerai. mane apšmeižė. Palauk, Jau einam į kitą istoriją. Laižėsi su ją, ne? Ne. Ar tu jai laižėjai? Ne. Jinai ta prasme norėjo su manim pasibučiuoti. Jinai norėjo su manim Ir jinai supyko, kad tu norėjai su Bernu dėl to. Pasitą gandą, kad aš čia buvau lesbietė klasės. Tai nesupratau šitą. Aš tik klasės kūro buvau, tai bent jau lesbietė tau ten dar nieko blogo. Okay, ką galvojat, merginas? Reikia atsakymą, žinok, Aš manau, kad Aš manau, kad tiesa. Na, Aš tikrai, aš tavęs įsivaizduoju ir besilaižančią su pana, Aha, aš irgi kažkaip per ir besimušančią, Ir bevemenčiai Po stalčius. praeitos istorijos. Jo, Stalčius mane įtikina pilnai. jo, pilnai. Bet čia dabar bus melas. O ne?
Aš manau, kad tiesa, žinok, aš manau, kad gali. Kad muštis tu galėtum Aš tikrai, esu bet kad suspyzdinus taip irgi, bet tiesiog čia- į plaukus, o bankės kažką vis tiek. Ne, nu tai žinai, jaunas įpusėjai. mergos, tai ten tiesiog čiupam į atlapus ir tiesiog nusiritom nuo tos lovos biškitam pasispardėm ir viskas. Nu, Vita, Tikrai vakar buvo nebuvo. komanda. Baisaus smurto Kaip manot? nebuvo. Tiesa. Melas? Nežinau, Indra. Gerai, dabar Indra, sakyk savo. Final. Tiesa ar melas? Nebepadėsim. Sakai melas? Nu, davai melas. Kas sako? Publika? Gerai, sakai melas, tu sakai melas. Nu, aš Melas? pasiduodu jums, mes sakom, kad Fiksuoja melą. melas. Tai yra, žinokit, paskutinė kortelė šią vakarą. Kurva. Lemiama. Ne tu. Ir dabar įtampėlę. Diora, pasakyk, tiesa ar melas? Melas. Sveikiname labai Vitos komandą su uždirbtu Būtų paskutiniu wild, būtų tašku. wild, ar ne? Wow, bet taip Stalčius tikina. sulūžęs. Viskas, Bet laižysi, pana. Šiaip fragmentų buvo daug tiesos, bet ne šita. Tikrai, tikrai buvo tiesa. Su tuo stalčium, su būčiu. Su stalčium buvo, su stalčium tiesa, ne? Tikrai. Tikrai Ačiū laižės. tiesa. Jo. Taip, taip. Skelbiu rezultatus, kad šitą žaidimą užbaigiam rezultatu 5-7 ir laimėjo Lauros komanda. Moteris meluoja geriau. Taip pat, merginos, nepabėkit, mes dovanojame jum, kaip ir žadėjom, Gym Pluso metinės narystės, galėsit eiti ir sportuoti visus metus, norit iš to ar nenorit, labai sveikinam Lauros komandą, dar plojimų šiek tiek, ačiū, kad buvot! Ir taip pat dar paskutinis žodis, dar kartelį norim padėkoti laidos rėmėjom Gym Plus ir Vilkmergės nealkoholiui už dovanas ir Volt. Ačiū labai, kad žiūrėjote, ačiū labai, kad susirinkote žiūrėti gyvai, laukite kitų epizodų, ačiū labai žiūrovai. Ačiū.